Tai pirmiausia, labas. Ačiū, kad įsileidai savo meno dirbtuves. Ačiū, kad atėjai. Nebuvo sunku prisikviesti. Nebuvo. Tai va, iš tikrųjų, kaip ir atėjo visa ta pradžia, tai išsimanifestavau turbūt. Nes taip iš dangaus tau nusileidau. Visiškai. Ir dar tą akimirką, kai tu jau beviltiškai jaučiausi. Nes po parodos buvo tas etapas, kur labai sunku įvažiuoti į gyvenimą, sugrįžti. Ir tada sėdėjau mašinoje, turėjau vieną susitikimą ir tiesiog skrolinau. Ir pamačiau šitą erdvę visą ir galvoju, va čia tai, ko reikia. Nes vis tiek, manau, menams skirtų podcastų negali man tokia aplinka sausa būt. Norisi, kad ir sienos kalbėtų. Kad čia yra menininkai. Kad čia nais. Ai. Tai labai įdomu, žinai, mes taip ir nebendravom dar gyvai. Jo, čia yra pirmas kartas, kada mes vieną kitą matom. Taip. Kaip aš sakiau, atrodo, kad 100 metų buvo. Nu, 105 tai tikrai. Minimum, kaip minimum. O man, žinok, buvo labai panaši situacija. Aš irgi galvoju, žinai, skrolinu ir galvoju, žinai, pas kitus podcastai vyksta, pas mane ne. Reikia kažką tai sugalvoti, kad juos prisikvies, nes labai mažai kas žino, kad iš viso šitą erdvę egzistuoja. Jis visai šviežiai, žinai, dar nespėjo, žinai, išsklisti tą visą, žinai, žinia. Aš tai galvoju, ką čia nais padarius. Įdėsiu postą. Ir toks aklas šovimas į nieką, žinai, buvo, susidėjau tą postą ir galvoju, nu niekas neatsilieps. Kam čia gali būti įdomu? Ir tai klink, tu atsiradai, wow, okei. Ir dar taip stipriai, reiškia. Taip, su didžiausiais visais šitais projektais ir visais kitais daryti. Aš tai excited, bet man tai žiauriai faina. Man irgi. Čia labai vietų ir laikų gavosi. Taip, čia buvo toks virtualus. Darom. Va ir darom. Tai va, tai šitas papasakoja pačią idėją, žinai, paties podcast'o, ką tu nori iš jo išauginti, kas šiandien per podcast'as bus. Pirminė idėja, tai būtent yra, kadangi mes Lietuvoje apskritai turim tą tokį labai požeminį menininkų ir meno auginimą, kad dažniausiai viršūnės yra tik labai populiarūs, labai žinomi. Tie, kurie jau prasimušė. Taip, kurie prasimušė, kaip sakant, kartais pagavę savo sėkmės tą paukštį. Arba arklį. Kam kas. O iš tikrųjų labai daug yra tokių, kaip sakau, užnugaryje tų, bet tai nereiškia, kad jų idėjos ar mintis yra prastos. Ir kad už kai kurių durų vyksta labai daug kūrybos ir labai tikslingos kūrybos ir labai daug žinučių nešančios. Tos labai tylios. Labai tylios. Ir galbūt kai kurie ir bijo, kai kurie ir bando, bet gal duris užsidaro, nes yra tas dalykas, man atrodo, pas menininkus, kad menininkas žino, kaip kurti, bet nežino, kaip parduoti. Pas visus. Čia su visais tą patį. Ir greičiausiai parduoti savęs pirmiausia, nežino kaip. Tai, nes čia yra svarbiausias dalykas ir pats sunkiausias dalykas. Jo, tu gali pas savo kūrinį kalbėti, kiek nori, bet kai ateina momentas tą daryti viešai, tai va, jo. Jo, tai aš kažkaip jaučiu pasimatavau tas parodos rogės pirmas. Supratau, kad fainai ir kažkaip norėtųsi ir kitiem padėti tą daryti ir atskleisti žinią ir sukurti kažkokią bendruomenę, kuri būtų vedama nebūtinai tų pačių, faktas ne tų pačių idėjų, bet apjungtų vienas ir tas pats menas. Nes vėlgi menininką labai yra tas išskirti. Kaip sakė, jo, žinai, išsigryninimas tas visas. Kaip Vilniuje yra viena frazė ant sienos, aš ją kažkada pamačiau. Kiekvienas yra menininkas, bet tik menininkas tai žino. Taip, tai aš kaip pradėjau. Taip. Tai aš kaip pradėjau studijuoti, aš tą frazę atsimenu, čia kiek 9 metai gal pamačiau. Ir aš tada supratau, kad aš nesu menininkė. Kodėl? Nes aš dar jaučiausi labai mažas ir nieko vertas šiame pasaulyje, nes aš dar tik mokiausi tuo būti. Bet kai tu mokaisi, tu vis tiek esi menininkė. Bet turi ateiti tau pačiam suvokimas. Nu jo. Kai tu pasieki ne kažkino kito akyse kažką, bet tu pats pajauti, kad Pats savo įrodai, ne? Pats savo įrodai, kad tai, ką tu neši, duodi ir kokios tavo mintis, idėjos, veiksmai ir visa kita, jie yra apie tai, kad tu kuri. Ir tu kuri ne tik savo, bet tu kuri kažkam. Kad visas tas ateina iš aplinkos, kad visą tai sudedi savo visas mintis, požiūrį,
pasaulyje žiūra ir visus kitus dalykus į tai. Ir kai tu pats tą išjauti, kad tu toks esi, vadinasi, jau čia yra tas cinkelis, kada važiuok ir nestok, ta prasme. Aš dabar galvoju, bet ar tai kartais nėra sunkiausia visa užduotis? Visam šitam keliui tiesiog pačiam savo įrodyti? Tai čia yra sunkiausia. Kaip manai, kaip tą galima peržengti? Ko trūksta, kad tu pats savo galėtum įrodyti? Kas yra tas pirmas žingsnis, žinai, kad, prasimušt pro paties save, žinai, tu patas visas sienas ir ribas ir nusistatymus, įsitikinimus. Tai va čia yra, man atrodo, darbas su savo įsitikinimais. Pirmas dalykas. Susirašyt ant lapelio, žinai, ko aš bijau, konkrečiai, žinai, punkčiuoji. Bet mano išėjimas į tai ir buvo tai, kad aš ir nėriau savo baimę. Okay. Tai va čia ir yra, tu turi net. Jeigu tu labai bijai, bet tu jauti, kad tu nori, bet tu labai bijai. Tai vadinasi čia tas. Man kaip gimė, tarkim, šita visa idėja, aš tau ir sakiau, aš dar dienas prieš galvoju, ką velnio. Bet aš suprantu, kad čia yra ne dėl to, kad aš nenoriu to daryti, o aš bijau tą daryti. Taip. Ir aš galvoju, jeigu bijau, vadinasi, dabar reikia daryti. Dabar pramuštas sienas, tas visus kažkokius ribas, ten standartus, tos pačius įsitikinimus, tos pačius vėlgi ten, kas ką apie tave pagalvos, bet šitą aš, man atrodo, jau senai išsigydžiau. Šitas irgi toksai gajus reikalas, žinai, kai kurie mūsų mano aplinkoje, tai kaip ir, bet yra labai daug tų jaunųjų, tų pradedančių menininkų ir tai irgi, ką kiti pagalvos. Bet pavyzdžiui, ką kiti galvoja, kai šitą studiją kūrei? Labai geras klausimas. Dalį nesakiau, nes aš žinau, kad jau iš karto ateis banga tokia visų, kam tu tai darai, neapsimoka, taigi čia nėra tokia didelė ta, klientų, banga. Taigi nepragyvensi. Taip, taigi menininkai badauja, tai ką tu čia darai, čia eik tu susiras normalų darbą ir dirbk ramiai, žinai. Aš taip sėdžiu, ne, aš negaliu nedaryti. Nes noriu. Taip. Nes tas noras už baimę didesnis buvo. Labai geras buvo pasakymas, man labai patiko per mokymus vienas irgi šitas, kad verslininkam, bet aš įtariu, kad menininkam irgi, žinai, su rizika pakeliui. Mes turim tą kažkokį vidinį cinkelį, kad mes tos rizikos gal ir bijai, bet tavo noras yra didesnis už tą baimę ir tu tiesiog eini rizikuoji ir tą darai. Žinai. Aš manau, mes intuiciją turim labiau užlavintą, dėl to, kad didžioji dalis darbų, pas menininkus eina per jausmą. Taip. Ir automatiškai tu tą logiką taip kartais per stipriai net išjungi kažką darant. Tai būna. Ir tiesiog nerista čia galva. Kaip bus, tai bus. Taip atsirado ta studija iš viso, in the first place. Irgi, žinai, šitas aš nuomojausi. Irgi čia buvo kitas kabinetas, žinai, šitas. Ir man labai patiko ir aš ten pripratau. Aš kiekvieną daiktelį žinau, kas kur padėta ir jau aš ten jaučiausi kaip namuose, žinai. Ir pamačiau vieną dieną, kad savininkė tą studiją parduoda. Ir man širdis kulnuose, galvoju, aš prarasiu namus, prarasiu visą, žinai, savo nuolaidas, kurias jau buvau užsidirbus, žinai. Aš nenoriu. Skambinu mamai, žinai. Mama, klausyk, parduoda studiją. Mama tokia, tai pirk, aš taip ką? Mama, aš turiu 2 eurus kišenį, lygiai, be centų. Kaip aš tau nusipirksiu studiją už 2 eurus? Mama sako, tai tu pirmiausia jos paklaus. Nuo to ir prasidėjo, aš ateinu ir sakau, Simona, klausyk, aš noriu, bet aš turiu 2 eurus. Ką darom? Ir jinai tokia sėdžiu, sako, aš tau turiu pasiūlymą, sako. Davai, tu ateik pas mane padirbėsi, iš to, ką užsidirbsi, tu iš tų pinigų nusipirksi tą studiją ir taip ir buvo. Ir buvo pradžiui viena, paskui gavosi, kad irgi iš tų pačių viską, žinai, ką gauni, sudedi viską atgal į tą patį, žinai, atsirado antra, atsirado trečia, ta trečia, mes dabar joje ir sėdim, žinai. Ir čia irgi buvo toks labai įdomus momentas, kad sakom, gerai, aš noriu gotiško kambario, nes čia yra mano svajonė, aš to noriu, čia yra mano sielos namai, žinai, tas visas stilius ir subkultūra, žinai, ir galvoju, man to reikia, nes tiesiog reikia jau, net nenoriu, reikia, žinai. Ir eilinį kartą turiu kišenį tuos pačius 2 eurus. Tai aišku, tuo metu buvo daugiau, buvo 5, bet vis tiek, žinai. Ir mes tada dviese, žinai, su vyru, žinai, sėdim, galvojam, gerai, klausyk, mes turim rankas, mes turim visai neblogas galvas, davai mes viską pasidarom patys. Davai. Ir mes nusidažėm grindis, mes nusidažėm sienas, mes pasistatėm lovą, karstą, ką tik tais nori, kas buvo mintyse, mes tą pasidarėm. Tenais yra skrinė, jinai yra visiškai iš popieriaus, tiesiog iš kartono sulipdyta, nes man reikėjo skrinios.
aš ją tiesiog iš kartono pasidariau. Ir va tai va viskas yra, kai tu labai labai nori ir tas visas noras ir tas reikia, jis tiesiog prasimuša ir tie dalykai tiesiog atsiranda. Bet buvo vis tiek baisu. Aišku. Tai va, aišku. Sėdi dažai tas grindis ir gal, ką aš čia darau? Ir ką man to reikia? Ne, reikia. Ir tada nusprendžiau, kad atidarimą darysim spalį, grinai per mano gimtadienį, pačioj pradžioj, žinai, 4. Ir tada, žinai, pasižiūri, jau vasara ir liko 3 mėnesiai, o mes dar grindis tik tai dažom. Gazos dugnas. O kiek laiko užtruko įsirengti? Taip, be pertraukų, kiekvieną dieną važiuojant, tai žinok, apie 4 mėnesius kažkur. Ten buvo, kad... O iš kur visa kolekcija, pavyzdžiui, sienų surinkta yra? Jokas, žinok, niekas nėra nauja, viskas yra arba iš antrų rankų, kažką radau šiukšlynę iš viso, niekam to nesakykit. Jau pasakėjai. Žinau, čia buvo bairis. Žodžiu, šitas, jo, realiai kėdes tai rimtai iš konteinerio atsinešiau, nušveičiau, perdažiau, sutvarkiau, žinai, šitas. Tada paveiksliukai arba sudovanojo draugai irgi per atidarimą, sakiau, kam nereikia kažkokio tai rėmelio, tiesiog būna sulūžęs, dulkas ten sudužo, nešk čia, aš jį perdažysiu, suklijuosiu, sumontuosiu, viskas bus gerai, žinai. Tada nuėjome į sendaikčių turgų, žinai, pasižiūrėjau, sako, tau rėmelio reikia, sakau, taip. Iš tiesiog dėžę rėmelių pastatė 10 eurų. Aš taip, okei. Ir va tai va, tiesiog daiktai patys suplaukė. Viskas iš antrų rankų, ką kur radau, tą parsinešiau ir susilipdė. Jo, bet gal dėl to ir yra fainai, nes žinai, man tas, kai daiktai nauji, o čia viskas sulipdyta iš skirtingų dalykų, tai energetika yra visai kita. Jau tą patį, tai čia siela yra. Jo, siela. Būtent. Nes būna, žinai, gali susipirkti viską iš Ikėjos ir bus labai gražu ir labai balta, nu, taip ir bus, žinai, tiesiog gražu ir balta, žinai. Ateini čia ir tu, čia yra ką pamatyti. Čia treliai muziejus. Taip, norėjau tą patį. Ten yra tikrų kaulų kolekcija dar beje spintoj. Dar nematei. Smagiausia iš jų yra pelytės kaukelė. Pelytės. Taip, ir jinai yra mažesnė už kamanę. Galėjai pagalvoti? Rimtai? Taip, rimtai. Gerai, parodys. Taip. Jo, aš crazy, aš visiškai crazy ir man patinka, kuo crazesnė idėja, tuo geriau. Dar žinai, man labai kas įdomu, iš tikrųjų, tu sakai, tai visai gotų subkultūrai priklausai. Ir dažniausiai žmonės, vėlgi, čia imkim tos standartus, ar ne, visuomeniai vyraujančius, kad gotus įsivaizduoja kaip labai tamsius žmonės, ten tokius depresyvius ir ten ir taip toliau ir panašiai, bet į tave žiūrint tai yra... priešingai, bet tas standartai. Tai kaip yra, žinai, iš tikrųjų, kai tame gyveni daugiau mažiau. Įdomus atsakymą, dabar galvoju, kaip gražiai žodžius sudėjai. Mes tamsus, bet mes iš rūbų tamsus. Yra, aišku, žmonių, kurie tamsus iš vidaus, bet tenais jau nesubkultūros klausimai, čia bet kas gali būti, žinai. Taip. O tas žodis priklausai, žinai, irgi negaliu sakyti, žinai, nes tarkim, įsivaizduok pati šitas gotų, žinai, tas scena, žinai, tas subkultūra, jinai įsivaizduok kaip yra didelis medis ir tas medis turi labai labai daug šakų, tai gali būti Victorian, Vampire, šitas ten Cybergoth ir mūsų ten tų goth yra labai labai daug. Ir prisiskirt save vienai šakai labai daug kas, ne tai kad vengia, bet šitas nenori susikoncentruoti grinai, kad tas vienas, žinai, mes tiesiog visi gyvenam ant to paties medžio ir mums labai patinka visa šita erdvė, nes pati ta subkultūra, jinai nėra vien tik tai rūbai, jinai nėra vien tik tai stilius. Mes turim ir literatūrą visą atskirą, mes turim filmus atskirus, mūsų muzikos stiliai ir tie skiriasi. Ir net juokiamės irgi šitas, kad metalistai neturi tiek daug rūšių muzikos, kiek gotukai turi. Tai čia irgi, žinai, toksai grinai kultūros reikalas, žinai, šitas. Ir tai, kad kaip čia pasakyti, vaizduojami, žinai, jie tokie liūdni ir niūrus, tai čia irgi yra anekdotas mūsų vidiniam, žinai, rate sukasi, kad įsivaizduok sėdi bare, žinai, ten visi neformalai, nesvarbu, ar tai būtų gotai, ar tai būtų metalistai, ar kas jie ten tokie būtų, žinai, ir visi juokiasi, šneka, va taip kaip mes dabar, žinai, hihi, haha, labai faina. Kažkas ateina nufotografuoti ir visi... Taip tiesiog yra, žinai, ir šitas, čia toks galbūt labiau... Irgi kaip ir įsitikinimas, kaip ir stereotipas, žinai, o tas... Tai va, dėl to aš dėl tų stereotipų, nes stereotipais apskritai
mus nuo vaikystės formavo stereotipais. Taip, bet tie patys stereotipai yra apie blondines ir apie visai. Tai yra apskritai apie menininkų stereotipai. Kad menininkas bomžas. Taip, kad mes badaujam. Badas, bomžas, niekada neuždirbs pinigų, kad menas tai nėra darbas. Žiūrėk, visi apie tą patį eina. Taip. Taip. Realiai mes turim tą vieną didžiausią, žinai, įsitikinimą ir viskas. Taip, dėl to, kad aš kaip išėjau iš visų savo darbų realiai, praktiškai iš visų, ir likau realiai tik menuose gyvent, 100% menuose, tai iš mano aplinkos artimesnių žmonių, pirmas buvo klausimas, o tai kada darbą susirasi. At aš turiu darbą. Taip. Čia lygiai tas pats pasakai, žinai, ką veikia gyvenimą, aš fotografuoju. O, geras hobis, o ką šiaip dirbi? Tai gerai, dar sugrįžkim dar prie fotografijos. O kaip tu fotografiją atradai? Labai juokinga istorija, nežinau, ar aš čia noriu pasakoti, bet jo, gerai. Jo, šitas mama pasakė, kad tau reikia studijuoti ir tau būtinai reikia diplomą. Ir aš sakau, mama, bet aš keliauti noriu. Ne, tau reikia studijuoti. Buvo labai ilgas pokalbis ir vis dėlto nusprendžiau, kad gerai, jeigu reikia studijuoti, aš išsilaikysiu viską, ką reikia, o paskui žiūrėsim. Žinai. Tai iš viso spektro, ką galėjau studijuoti, išsirinkau tai, kas mažiausiai erzina. Tai tiesiog buvo, šiaip man fotkinti visai patiko, nuo 6 klasės. Gerai, davai, važiuojam į tą, sueis, važiuojam. Išsilaikiau, apsigyniau, pasiėmiau diplomą, mamai ant stalo, tą pačią sekundę iš diplomų teikimo ceremonijos į autobusą į Rygą. Aš keliauti noriu, mam. Taip tiesiog bus. Taip tiesiog yra. Tada atsirado 4 fotostudijos. Jo, gyvenimas sukasi įdomiais keliais, žinai, ir visais vingiais, ir kur tave vėjas nupūs, niekada nežinai. Tai va, buvo ir taip, visko buvo. Bet tau spėjau labiau tas įkūrinėt labiau patinka ir per šitą pusę save labiau, ar ne? Jo. Įprasmint. Čia irgi labai geras pastebėjimas, man atrodo, gal nežinau, ar aš to sakiau ar nesakiau šitas, bet jo, man patinka tas įkurt ir man patinka sukurti kitiems galimybės kurti. Labai daug pasikartojantį šaknis kurti, bet taip ir yra, žinai, sukuri kažkokią tai erdvę. Ir tada pasikvieti kitus menininkus ir sakai, kurkit jūs šiandien ką norit, jeigu kažko tai trūks, pasakykit man, padarysiu, kad būtų. Man tas patinka, žinai. Tau bendruomeniškumas gal, žinai, netgi labai imponuojantis toks dalykas. Yra momentas, tikrai taip, jo. Aš netgi galvoju irgi tokią bendruomenę pasidarysiu studiją, bet darbai užpuolė, taip ir nespėjau. Tai dar laikas gal net jie. Greičiausiai, jo, ateis. Kam turi ateiti laikas? O žiūrėk, pradžia, jau yra pradžia, jau kažkokia pradžia, žinai, jau į tą pusę juda, viskas čia bus gerai. O pati jaučiu irgi lygiai taip pat nuo vaikystės irgi su pieštukais rankose, ne? Aš nuo vaikystės ir su pieštukais rankose, bet jaučiu vaikystėje labiau su mikrofonu. Dainininkė? Man čia buvo toks vienas iš tų, kur aš praėjau tą ir gatvės muzikos erą. Nice. Tai man visas šitas buvo labai toks savas, tiesiog kažkaip kažkuriam etape tiesiog mečiau tai, nes aš praėjau ir šokių ilgą etapą, ir muzikos ilgą etapą, ir kažkaip, kai man reikėjo stot, nes aš būdavau, aš ten mokykloje ir olimpiadose piešimo dalyvaudavau, bet aš to niekada nesureikšmindavau, čia žinai toks, tipo. Toks savaime suprantamas dalykas. Tiesiog biškai geriau pieši negu tiksliukai. Nors kiti iš šono žiūri, tokiom akim, kaip tau taip gaunasi. Man gal dar ne, aš labai, žinai, kas buvo, aš labai bėgdavau turbūt nuo savęs, nes kaip ir visi bandė įkišti tavo galvą, kad, pavyzdžiui, tu turi mokėti tą akademinį, realistinį tą piešimą. Nepatinka. Man daurasme pastato, aš ir atsimenu studijose, pastato tos natūrmortus. Man neįdomu tie natūrmortai. Ką man piešti tai, ką aš matau? Žinai, aš galiu nusifotkinti tiesiog. Ir man toks visą laiką būdavo, kur noriu piešti ne tai, ką matau akimis, o tai, ką jaučiu širdimi. Kaip fainai. Ir aš tada, man atėjo suvokimas, kai aš pradėjau paveikslus jau tapyti, nes ant drabužių ilgiau tapiau, bet vis tiek tai yra tokie minimalistiniai daugiau dalykai arba pagal individualius užsakymus, o paveikslai man būdavo ta erdvė, kur aš galiu išsilieti ir ten tikrai esu aš 100%. Kaip gražiai. Ir tada man atėjo tas momentas, kada aš supratau, kad blemba, tas surrealizmas mane nuo vaikystės lydėjo. Nes aš, pavyzdžiui, jeigu yra sraigė, aš tą sraigę darydavau vėl taip, kaip aš matau. Ir toks visas eidavo per tai, kai man bandė primest, kad tai yra blogai. Grinai kartoju žodžius, yra viena fotografė Anja Anti, aš nežinau, ar aš čia teisingai ištariau, ar čia ką tik iškraipiau, bet
jinai irgi lygiai tą patį pasakė, sako, aš fotografuoju ir aš matau, žinai, kad, mano mintyse tas visas vaizdas atrodo visai kitaip, negu kad aš, nufotkinau ir gavau, žinai. Ir jinai eina per, žinai, manipulacijas, tas visas fotografijas, jinai su Photoshopu sukūrė savo realybę ir jinai sako, mes galim tai daryti, kodėl nedaryti. Ir jos nuotraukos yra fantastiškos, visom prasmėm. Ir kad fantastiškos iš fantazijos sferos ir kad fantastiškai gražios. Jis tiesiog kūrė savo pasaulį. Tai grinai girdžiu tą patį iš tavęs. Nes ir jaučiasi, pavyzdžiui, ant fotografų yra labai jaučiasi, kurie fotografuoja tiesiog tai, ką mato, o kurie fotografuoja tai, kaip tiesiog jaučia ir kaip jie konkrečiai mato. Ir aš vieną tokio dar pakankamai jauno fotografo, padarysim reklamą, Vytenis Česna yra, nes mes irgi labai netikėtai susipažinom, jis mano parodą fotografavo. Ir iš tikrųjų aš tada galvoju, tai dabar antrą kursą studentas, bet jo nuotraukos, jos, žinai, kai žiūri nuotrauką ir atrodo, kad tu žiūri į judantį atviruką. Geras. Kur atrodo, kad jinai juda, nors ten tiesiog nuotrauka. Fantastika. Ir kokį turi iš savęs, tokį pajautimą stiprų, tai man labai žavi. Nes vienam galbūt ir atrodys tai nuotrauka, bet tie, kas propaguoja tą ėjimą per emociją, o ne per logiką tokią konkrečią, tai tada taip ir gaunas. Tai man irgi gavosi turbūt tas, kad su surrealizmu labai labai stipriai draugauti pradėjau ir supratau, kad čia yra mano būdas. Ir jeigu kad kažkam raudona spalva, pavyzdžiui, asocijuoja ten kažkokią agresiją ir kažką, man ta raudona ten, nežinau, gali asocijuoti, tarkim, kokį švelnumą ir taip toliau, nes priklausomai nuo viso objekto kompozicijos. Tai lygiai taip pat tas akis, pavyzdžiui, pas mane atsirado visuose paveiksluose, visur praktiškai. Net pakabukas, sakė. Dar kažkur mačiau akintą. Čia, yra daug akyčių. Čia ant tatuiruotės yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 akys. Čia dar viena čia akis. Jo. Tai labai toks įdomus buvo momentas, nes kaip tik po pačios parodos buvo mano gimtadienis. Nors jau šiaip, iš principo, jau mano aplinkoje visi žmonės, man visą laiką viską siunčia, kur akis pamato, nes jau visiems asociacija, tu ir akis, kad aš ir akis. Ir šitą pakabutį, man šiaip aš pakabučių visą gyvenimą negaliu pakęsti. Smaugia, ne? Jo, man yra tas toks jausmas. Ir šitą gavau nuo savo krikšto mamos, kurios daug gana metų nemačiau. Ir jinai man atsiuntė dieną prieš gimtadienį. Ir galvoju, kaip neužsidėsiu. Ir tie žodžiai parašyti, nes kaip tik tą dieną aš kažkaip galvoju, žinai, tas toksai, kai vyksta kažkoks big dalykas tavo gyvenime, tai šiuo atveju man buvo paroda, tikrai labai didžiulis įvykis mano gyvenime. Ir tada toks, o tai kas toliau? Jo, čia baigus akadė visiems. O kas toliau? Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, nes tu labai daug sudėjai ten savęs, labai daug atidavėjai ir savo minčių idėjų ir atrodo jau viską atidavėjai dabar tam kartui. Ir dabar tu turi viską vėl iš naujo susirinkti. Ir aš galvoju, žinai, toks pradeda tau lyst, tas kažkas jausia. O gal čia tos akys, gal čia tų akių nebepiešt. Toks pat pradėjo lyst, nors akys yra apskritai mano, tas visas matymas pasaulio, tai ir simbolizuoja intuiciją. Bet aš norėjau klausti, ką reiškia tau ta akis, kodėl jinai pas tave atėjo šitai? Jinai atėjo, gal pratęsiu, pabaigsiu greit apie pakabutį, nes pamiršiu. Sorry, partru. Ne, viskas gerai, tiesiog pamiršiu, nes kai žuvis kartais jaučiuosi. Bum. Ir, žodžiu, tą pakabutę aš gavau grinai tą akimirką, kai aš pradėjau dvejoti, ar man to reikia. Kaip simboliška. Taip, ir krikšto mama atsiuntė atviruką ir ten buvo parašyta, ėjau tiesiog, ieškau kažko, kas būtų apie tave ir tiesiog pamačiau tą akį ir sako, iš karto tu ir tavo paroda man asocijuojasi. Ir aš galvoju, blemba, jeigu visiems asocijuojasi, tai mano vadinasi. Kaip vizitinė kortelė dabar gaunasi. Žinok, jo. Geras. Žinok, jo. Visiškai, nes sakau, net šeimos nariai sesė nakar 2 puodelius namo partyse su akim, jie pilnai sakim, sako, tiek tų puodelių daug, bet sako, negalėjau nenupirkti. Čia kaip man su arkliai, žinok, visi namai vien tik. Arkliai. Na tai va. Senelis užklaus, sako, kiek arklių turiu, sakau, ties 200 nustojau skaičiuoti. Rimtai.
Tai va, tai man dabar, sakim, šitą lygą biškelį dabar aplinkai mano labiau gal net negu man pačiai. Supratau, dabar aš pamatysiu akį ir aš dabar nežinau. Aš tarp kitko ten mačiau vieną. Gali būti. Žinau netgi kur. Ant namelio to. Taip. Labai gerai vieta. Labai gerai. Tai va, o akis kaip atsirado, tai jos, aš manau, kad labai atsirado tiesiog intuityviai. Nes kažkaip aš drobės ne tai, kad nedrįsdavau imti, bet man drobė, žinai, toks būdavo apie nieką. Aš kažkaip ilgą laiką joje prasmės nemačiau. Balto lapo baimė ar kitas dalykas? Ne, aš kadangi pati baigus įvaizdžio dizainą, aš daugiau su rūbais visą laiką buvau ir man kažkaip drabužis tai atrodydavo toks, žinai, vizitinė kortelė. Tu gali ir save pristatyti, parodyti savo charakterį, nekalbėdamas. Žinai, toks, kur tu gali aplinkai sukurti kažkokį įspūdį apie save, neprataręs nei žodžio. Tai man va šitas labai toksai buvo, ta mintis tokia labai stipri. Iš kur atsirado visos subkultūros, žinai. Taip. Irgi tu per rūbą pasakai, kas tau yra artima. Ir man kažkaip būdavo ta drobė, galvoju, pasikabint ant sienos. Toks, aš nežinau, aš kažkaip tiesiog tą akimirką tos prasmės nejaučiau tame. Ir man kažkaip intuityviai, vieną žiemą aš sirgau labai, o aš negaliu ilgai gulėti lovai. Man tiesiog, man dar labiau sargdina. Iš principo. Ir aš kažkaip, bet dar prieš tai galvoju, čia ir dabar man reikia kies tatuiruotės. Tiesiog čia. Tiesiog ir čia ir dabar. Tiesiog taip, aš prašiau savo tatų meistrį, sakau, gali rytoj mane priimti. Tiesiog rytoj. Meistras jau čia buvo ką? Mes pripratęs. Supratau. Ir žodžius, kur reik man akies. Ir aš tada pradėjau galvoju, bet kodėl man neateina, va taip, žinai, bet taip stipriai ir atrodo, kad noriu, kad jinai būtų taip iškalta, kad jos niekada neįtų panaikinti. Ir paskui ir pradėjau skaitytis, kad būtent akis yra apie intuiciją, apie tos visus dalykus ir panašiai simbolizuoja būtent tai. Ir tada vėlgi kažkaip praėjo kažkiek tada laiko ir tada žiemą sirgau, nuvažiavau į studiją. Ir galvoju, nenoriu prie tų rūbų kažkaip šiandien, turėjau vieną drobę, galvoju, tiks. Ir aš tiesiog, žinai, toks, kur ateina ir nežinai, ką piešti. Va čia yra ta balto lapų baimė. Taip, nes man dar nebuvo išėjęs iš galvos tai, kad surrealizmas yra okei. Žinai, tai būdavo, kur turi piešti ant peizažas kažkas. Irgi tas pasitikinimas, vėl važiuoja, grįžtam prie įsitikinimų. Ir aš tada tiesiog galvoju, ir tiesiog, žinai, taip užsimerkiau ir matau, galvoju, akį. What the fuck? Gerai. Tiesiog, gerai bus. Ir aš, žinok, pradėjau piešti ir aš žiūriu, paskui aš ją nupiešiau, dar su kolega turėjom kartu studiją. Ir aš jį pasikviečiu, sakau, tu žiūrėk, sakau, man atrodo, jis kažkokia gyva. Ir žinai, toks, kur tu nesukuri to tokio įspūdžio, tos realistinės, jinai tokia visiškai mano buvo akis. Ir aš taip žiūriu ir man iš jos net eina kažkas, žinai. Energetiškai. Geras. Ir jis sako, jo, kažką turi tokio, žinai. Ir va tada pradėjo pareidinėti. Vienas su akim, kitam žiūriu, vėl akis. Ir visą seriją. Trečiam irgi akis. Ir tada aš atsimenu kažkaip, mama manęs kažkada paklausė, sako, parodyk, ką tu ten piešia. Ir aš jai parodžiu tos paveikslus ir jis sako, tai jau negali kažką daugiau sugalvoti, tik tas akis paišai. Ir man tada parėjo, kad tai ir esu aš. Tai ir yra mano skiriamasis ženklas. Iš kitos pusės, ačiū man. Nuo viso to. Ir tada vienas po kito, va taip ir išsigimdė visa ta paveikslų serija. Tai šiuo atveju parodoj buvo 7 pristatyti, bet šiaip yra 8 būtent su tom akim. Ir vienas dingo. Tiesiog. Nebuvo užbaigta? Tiesiog. Supratau. Tiesiog. Ne, iš tikrųjų gal būčiau užbaigusi, bet prieš parodą išsistačiau visus paveikslus ir žiūriu, kad man jau dabar labai stipru ir galvoju. Čia vat yra tas, kur nereikia, žinai, iš savęs perdėtai spausti šitoj vietoj, o va taip, jeigu matai ir jauti, kad tiek turi jų būti, tegul tiek lieka. Jo, nes čia toks buvo labai. Buvo visa serija iš tikrųjų, visų mano tų išgyventų emocijų, visų paleidinėjimų ir visų kitų dalykų. Tai taip gavosi labai proporcingai, sakyčiau. Bet kaip įdomiai, vat sakai, žinai, šitas paleidinėjimai su tom akim
Ir tada, sakai, buvo momentas po parodos, kad o dabar kas? Mane išgąsdino. Rišasi kol kas, labai rišasi. Tai dabar ta akis, jinai vis tiek tavęs nepaleidžia. Jinai manęs nepaleidžia, bet aš manau, jinai mane biškį atleido. Ir dabar, vat, sekančios serijos planuosi naujai parodai. Nežinau, galbūt jos bus įterptos kažkokia forma, bet, kaip sakant, kažkaip jaučiuosi tą ciklą uždarius. Aš manau, ta akis nebuvo, jinai be reikalo atsiradus. Jinai ir buvo tas vedimas manęs į ten, kur turiu būti. Tai jinai ganas lieka kaip ta tokia pagrindinė linija, žinai, tas pamatas, tas pyrago sausainis, žinai. Ir ant viršaus jau dedi tą visą kremą ir jis važiuoja su tavim kartu toliau. Kaip įdomu, nes, tarkim, kokia mintis, žinai, atėjo, kad jeigu šitas per akis gaunasi tas visas išsiliejimas ir tas paleidimas ir visas kitas, žinai, tai kaip ir turėtų logika diktuoti, kad jeigu jos tęsiasi, tai reiškia, pilnai kažko tai nepaleidai, jeigu jos yra per tai. Aš ne, matai, mano, tarkim, ir parodos, tarkim, tas pavadinimas buvo prabudimas. Aha. Atsimerkia akis. Taip, atsimerkia ir pradeda matyti, pradeda jausti ir ta prasme perleidžia pasaulį taip kaip... Tai čia kaip ir pradžia gaunasi visų tavo darbų, kurie bus ateityje. Taip, čia yra tiesiog įvadas į tai, į ką aš eisiu, nes iš principo, vėlgi ten buvo vienas paveikslas medis, kitas ten, sakykime, boružė buvo, visi turi labai stipres istorijas. Vat kas yra, kad man tai nėra tik tais paveikslas, aš manau, kad tie, kas įsigys tos paveikslus, tai jie pirmiausiai nusipirks istoriją. Yes. Nes jie visi yra visiškai išgyventi, išgimdyti, kaip sakant, ir labai perleisti per save ir per vis. Ta prasme, pagrindinės mano apskritai inspiracijos, tai pirmiausia yra gamta ir mano santykis su ja, tada yra aplinka ir visi įvykiai ir žmonės. Ir pavyzdžiui, man gal vienas labiausiai įsimintinų, tarkim, yra boružė. Kodėl? Aš boružę ant rankos tą pačią savo ir pasidariusios. Dėl to ir klausimas, kuo jinai tokia ypatinga? Nežinai, žiūrint į paveikslą, sakytų, boružė, žinai. Tie, kurie nežino istorijos. Bet istorija yra tokia, kad čia buvo mano 4. paveikslas ir žodžiu, buvo žiema, bet buvo tada, atsimenu, labai šalta ir aš dar šiaip esu iš tų mėgėjų, kur miegu šaltai, kuo šalčiau, tuo geriau. Ir aš tiesiog buvo labai toks morališkai sunkus etapas. Ir žinai, tas momentas, kur turi ten net keltis nenori, nes... Oi, dažnai. Ypač žiemą. Jo, ir dar žiema, ir dar šiaip toks viskas slogu, mane tie darbai užknisę, aš ten būt nenoriu, eit keltis nenoriu, viskas blogai, atrodo, aš, nu, žinai, tokiam chaose. Ir jaučiu, kad viskas yra blogai. Ir aš iš rankų krenta. Jo, ir aš pramerkiu akis, žinai, ir taip, man tai prieš galvą siena yra. Ir aš ant tos sienos žiemą pamatau boružę. Gyva. Ai, jinai ten. Aš nežinau. Žiemą. Kodėl? Kaip jinai ten apskritai atsirado, klausimas. Ir man tas kontrastas, žinai, kur šalta tam kambarį, nes, nu, aš tiesiog miegu šaltai ir dar ta boružė prieš akis. Ir man tada taip surezonavo tas dalykas, nes, nu, šiaip simboliko yra traktuojama, tai kaip boružėlė, tai yra kaip Dievo pasiuntinys, man atrodo, netraktuojasi. Jo, kur toks laimė nešantis ir taip toliau. Bet man tiesiog galvoju, pirma mintis surezonavus, viskas reiškia, bus gerai. Kaip fainai. Ir man, vat, ir jinai, ta prasme, aš ten atsikėliau, išgėriau, ir jinai dingo. Tiesiog dingo. Ar jinai ten iš viso buvo? Buvo, nes aš dar nusifotkinau ją. Okei, tada buvo. Aš dar ją nusifotkinau. Ir viskas. Ir žodžiu, tada aš ją pradėjau piešti. Nu, tai automatiškai jinai vėlgi atsirado, žinai, akis per vidurį jos. Kaip vėlgi tas matymas. Ne tai, kad vien tik tu kažką matai, bet ir tave visada mato. Ir tave visi mato, tave mato tie patys medžiai. Nu, tu prasme, tu esi... Tas pačias boružės, kurios ateina ganai kaip tas gamtos, tas toksai. Taip. Tai čia yra labai gilu. Šiaip labai gilu, aš manau, kad kiti galvotų, va.
išprotėję. Bet žinai, nu, apie menininkus visada taip galvojat, tai daugiau mažiau čia nepakanka. Kaip mes ir kalbėjom, žinai, o šiaip koks skirtumas, ką kiti pagalvos. Tai būtent. Kuris savo dalykus, tai ką tu jauti, ką tau reikia kurti ir tu surandi tada savo tos bendraminčius, kurie ateina ir mato tą patį, ką tu. Tai būtent. Kaip, pavyzdžiui, hai. Ir viskas, ir tu surandi savo burbulą, surandi savo žmonės. Čia ko gero raktinis žodis ir bus, tu surandi savo žmonės ir viskas. Ir tegu jau ten už tvoros, kas liko, tai tegu šnek. Ne, tai žinai, kas dažniausiai šneka ir aš ką pastebėjau, daugiausia, kas šneka blogai, ypač arba kritikuoja. Aš, pavyzdžiui, esu labai iš tų, kur priemu kritiką, bet jinai turi būti pagrįsta. Ir tas žmogus turi autoritetingas būti, kad tau galėtų sakyti, išmanantis tiksliau tai, bet kai pradeda aš sakau, geriausias, žinai, dalykas, atsiverskim straipsnius ir paskaitykim komentarus po eis. Dažniausiai tie žmonės rašo komentarus apie save. Pirmas dalykas. Taip, yra momentas, jo. O antras dalykas, žmonės, ta prasme, skaitant komentarus, tu tiesiog gali stebėti žmonių sąmoningumą. Jo, ir kokie yra žmonės aplinkui tą. Kai tu sakai, priėmi kritiką, tai man iškart surezonavo šiek tiek kitaip tas priėmimas kritikos, kad tu labiau priėmi tą kritiką ne savo darbui ir ne savo kūriniui, bet pačiam savo asmeniškai. Ir va čia irgi yra toks klausimas, žinai, šitas, kai tu sukuri kažką, tai ir ten ateina kas nors, ten, nežinau, ar svariai, ar nesvariai, žinai, šitas, ar ten argumentuotai, ar nežinai, tu pasako kažką tai. Ir tai būna, ir tada galvoju, žinai, ar tai buvo skirta darbui, ar tai buvo skirta tau. Bet vėlgi momentas, ar tu gali atsiriboti nuo savo darbo kaip asmenybė, ar visgi tai gaunasi kaip ir teoriškai ta kritika tau, nes kaip ir tavo darbas ir esi tu. Kaip tu galvoji, ar yra ta riba, ar jos nėra ir vat, kaip tada tvarkyti su tuo? Aš iš viso, žinai, čia klausimas tada, kokia ta kritika, pradėkim nuo to, nes kritikuoti apskritai menininką, žinai, aš kaip sakau, gali kritikuoti nebent iš kažkokių kokybinių dalykų, bet ne iš pačios kūrybos. Čia tas pats, supranti, kaip rašo pažymis. Nu, kaip tu gali pasakyti, kad tas 10, o tas ten 5 vertas? Nu, kaip tu gali pasakyti? Man šitą vietą irgi yra mistika. Aš baigiau akademiją, man vis tiek mistika. Nu, aš menus baigiau irgi taip pat ir man vis laikas tas būdavo, kaip? Tu gali vertinti, sakau, kokybinius dalykus. Nu, tai visiškai tas pats galbūt yra ir iš, vadinkim, kliento pusės, arba ten, nežinau, iš kažkokio profesionalus dailininko, ar ne, pasakymas, kad gal tu naudok šitus dažus, o ne šitus, nežinok, taip ir taip ir taip ir taip. O ten geriau limpa, maišas. Tai va čia tie techniniai dalykai, kur tu gali priimti tą kritiką ir galbūt žinoti, kad ten yra vienaip ar kitaip geriau. Bet kas liečia pačią netgi techniką, sakyčiau, aš iš tikrųjų jau mokytis, dar pernai važiavau pas vieną gana žinomą dailininkę, jinai ir veda paskaitas ir visa kita, nes aš norėjau, ėjau mokintis akademinio tapimo, piešimo ir taip toliau. Nors aš tai mokiausi, bet galvoju, niekad nevėlu pasitobulinti, vis tiek dabar tame gyvenu, reikia krautis tą bagažą. Ir aš nuėjau, aš nemeluosiu, 3 kartus pakentėjau tenais. Ir aš tiesiog sakau, sorry. Bet ne man. Nes aš to vėl pastatyti prieš akis ir tas tapimas to, kad tu matai, arba aš dar iki to daeisiu, kai man taip tikrai patiks ir aš to norėsiu. Gali būt. Nes dabar šiai dienai ne. Man akyse yra, nežinau, medžiai su 15 akių. Man dabar mano pasaulis yra visiškai kažkur kitur gyvena ir aš noriu išsimėgau tuom iki galo. Iki galo tuo atsidžiaugti. Taip. Ir galbūt tada tas ciklas, kai baigsis, ateis kažkoks naujas. Aš nežinau. Aš kaip ir... Po akių lūpas. Taip gali būti. Šitas jau apsvarstytas, tikrai ne. Taip nebus, gerai, supratau. Ne. Scratching. Šitą nebus. Šitą ištrinsim, šitą nebus. Ne. Bet turiu minčių jau apie kitą parodą. Dar nesidalinsiu garsiai, žinai, paskui būna, kai garsiai pasakai, neįvyksta. Būna. Bet aš net ir per parodą. Vat ir filmą, kur pristatėm apie mano kūrybinius etapus ir apie viską. Tai aš net ir ten pasakiau, kad ta prasme, aš nežinau, ar aš visą gyvenimą tapysiu. Yra momentas. Gal man tiesiog čia yra dabar periodas, bet aš žinau tik vieną, kad aš visą gyvenimą kursiu.
Taip. Nes be kūrybos gyvent, tai yra tiesiog tas pats, žinai, kas tą uždėtų maišą ant galvos ir įmestų į vandenį, akmenį pakabinti. Taip, būtent. Nekvepuok, nežiūrėk, nieko nejausk ir nesąmonė. Čia grinai mūsų gaunasi way of life, nežinau kaip lietuviškai pasakyti, gyvenimo būdas, bet jis ne to turi reikšmę. Nu, ta prasme, tu realiai kūrybai įgauni kažkokią priklausomybę iš principo. Kaip ir jo, galima taip sakyti. Įgauni priklausomybę, tik po tos priklausomybės, jos nereikia atsisakyti. Čia ta viena, kuri yra gera. Jo, nes atvirkščiai, jeigu tu jos atsisakysi, labai save į dugną gali nuvaryti, iš principo. Nes su priklausomybė priminė irgi vienas iš mūsų fotografų juokų, žinai, kad jeigu nori, kad tavo vaikas nevartotų narkotikų, tai supažinink jį su fotografijas, tiesiog nebeturės pinigų niekam kitam. Bet tai čia su viskuo tas pats. Ir man, žinai, dar kas juokingiausia būna, kai dažniausiai yra va tos, sakykime, visokios grupės, ten paveikslų, menininkų ir taip toliau, ir įkelia kas nors darbą. Nu, ten tarkim, aš jau ten pagal matmenis matau, kiek ten jo savikaina galėtų būti. Įkelia ir ten parašo tą kainą, kur aš apskaičiavau savikainą. Ir man tarsi toks pradeda virt pyktis, nes kad nuvertini pats tu save, kad tu tada automatiškai sukuri ir tą kainodarą tam tikrą aplink save, nes tada kiti nesupranta, kiek tos priemonės kainuoja. Ir man kai kada nors pasako, kad, žinai, tas toksai būna instagraminis bendravimas, kur parašo kokią kainą, tu atrašai ir tipo dingsta. Taip. Tai man tiesiog tada ir norisi pasakyti, kad tai jūs nueikit, nusipirkit į menų tas parduotuvės, tas priemonės, kurios reikalingos, o tada sugrįši ir 3 nusipieši. Nesuprasi, kad pigiau. Nes, ta prasme, kainos yra kosminės priemonių. Bet, žinai, aš dabar galvoju, tas įvertinimas savo darbo, žinai, kad nemokėjimas parduoti, sakykime, tiesiai šviesiai, žinai, kad tu sakai tą kainą, kuri yra 3 kartus mažesnė negu turėtų būti. Čia irgi gaunasi kaip baimė, kad tu bijai save parodyti, kaip čia yra savivertė tiesiog. Taip, jo, tu galvoji, kad tas darbas yra, žinai, nevertas to, nors iš tikrųjų vien savikaina jo yra tokia. Čia grinai viskas apsisuka į vėl tą pačią baimę ir vėl tos pačius įsitikinimus savo galvoji. Pats savo turi įrodyti, kad tu esi tikrai pakankamai geras, kad tu gali tą kainą kelti. Taip, tai čia yra ir savivertė, ir kitas dalykas - perdėtas perfekcionizmas. Jo, čia antra baimė, jo. Aš, pavyzdžiui, su kainom dar dabar kovoju. Aš irgi. Jau kolegės irgi jau linkėjimai jums. Jos irgi pyksta, kiek galima. Kiek galima, nes iš kitos pusės taip ar taip turi. Nes yra, žinai, dažniausiai ir perka, kaip sakau, perka kartais ne patį produktą ar gaminį, perka jausmą, istoriją ir perka asmenybę, netgi kartais. Dar netgi dažniau, vos ne pagrindinis tas momentas pirkimo ir yra. Žiūrint koks, žinai, tikslas to pirkimo, ten, sakykime, su paveikslais, tai yra dar kiti momentai. Na, tai jeigu reikia padekoruoti virtuvę, tai, žinai, tai ten jau tau dzin, iš ko tu pirksi tą paveikslą ir iš Ikėjos tas pačios, žinai, ar kažko, žinai. Bet kai tu ateini ir tu pajauti, kad tas paveikslas kažką tai sako tau pačiam ir rezonuoja, tai tau jau nebesvarbu, kur tu jį pakabinsi, ar tai virtuvėje, ar mėgamajam, ar kur tik tais nori, bet tu nori jį matyti. Bet šiaip, ta prasme, aš manau, kad tiesiog žmonės per mažai kalba, tiesiog apskritai yra per mažai kalbama apie patį meną. Nesvarbu, kokia tai sritis būtų. Per mažai kalbama apie pačius kūrėjus, ten, sakykime, paveikslų, fotografų. Dažniausiai vyks ar tos parodos, viskas, bet man viskas, žinai, labai dažnai būna taip sausa. Ir labai tylu. Nes tu norint sužinot kažkur, kur yra paroda, tu turi aktyviai jos ieškoti su tikslu, kad tu nori nueiti į parodą. Taip. Bet tiesiog, kaip krepšinio varžybų per teliką, taip sakant, ne. Viena kita, jeigu ten kur nors šmėsteli, bet grinai, kaip vaiduokliukas praeina ir kas ten buvo, apie ką, nežinau. Jo, labai tyliai vyksta. Tai aš ir galvoju, toks tikslas ir turėtų būti, kad stumti šitą dalį ir tarsi laikas jau yra stumt, nes per tyliai gyvenam. Jo, ir jums laikas atsistos ant bačkos ir parėkti. Aš menininkas, aš galiu kažką daryti, ne, aš nebadauju.
Gerai kartais. Retkarčiais. Būkim bėdni, bet teisingai mes bėdni. Jo, bet tai dabar save, žinai, tas bėdnumas ir yra iš to, kad tu pastovi investuoji. Taip. Tarsi čia yra nenusenkantis Ir save nusivertini. ciklas. Ir save nusivertini. Ir užsisuki rate ir važiuojam. Užburtas ratas. Taip ir yra. Bet čia kiekvienas, manau, turi tokį praeiti, tą tokį sunkesnį etapą, ypatingai va tos, ta pradžia, žinai, ta pradžia gali trukti metus, 2, 10 gali trukti. Aišku, gali. Šiaip viena labiausiai mane inspiravusių knygų, aš manau, kad dėl jos labai daug persidėlio mano galvoj ir tada aš iš tikrųjų pradėjau kurti, tai buvo Marinos Abramovič knyga Eiti kiaurai sienas. Jo, jinai turi tą galę. Jinai turi nenormalią galę, ta prasme, visiškai, ir jos performance yra, va ten yra žmogus tiesiog be baimės, atrodo. Atrodo, bet jos yra daug, bet va tas, man gal tas ir užsiciklino, žinai, kad reikia nerti į ją. Ir tie visi performance'ai, aš tai pradėjau jais domėtis, ne tik jos, bet tada pradedi gilintis, ką mes čia Lietuvoje turim, nes kažkaip taip labai tyliai viskas kalbama apie performance'us, ypač nauja gana sritis apskritai Lietuvoje, kas liečia. Net ne visi, žinai, supranta iš viso, kas tas performance'as yra. Atrodo, jo, momentas. Darysiu tą ir tada žiūri tą tokio, magiau, kodėl tau to reikia? O ką tu čia to nori parodyti? Aš manau, vienas garsiausių performance'ų buvo nuskambėjęs, tai Agnės Jagelavičiūtės. Tai buvo momentas. Tai čia buvo vienas garsiausių, kur amžinatilsį, kur visi tikrai, aš manau, išgirdo daugumą, nes ir žiniasklaida buvo labai ir ten, manau, buvo supažindinimas su tuo, kas yra performance'as. Jinai kaip ir tą, žinai, pirmą žingsnį padarė. Daug kur jinai padarė pirmą žingsnius. Bet niekas jos nesakė iš paskos. Nes bijo. Va. Jinai tiesiog buvo drąsi. Tiesiog buvo drąsi. Trūksta man tokių žmonių, žiūri, trūksta. Tų drąsių, kurie nebijotų padaryti pirmą žingsnį, nebijotų to apsijuokti, žinai, ką kiti pagalvos. Nes čia, ko gero, pats didžiausias ir yra. Tai va, man labai būtų buvę įdomu, jeigu nebūtų išėjusi, pamatyti jos sekant etapą, kaip nekalbėdavo apie kūrybinius tuos dalykus. Ir aš taip laukiau to, ir man buvo taip įdomu pamatyti, ką tas drąsus žmogus gali dar toliau, nes aš manau, kad čia būtų labai stipriai išvažiavę ir labai stipriai suformavę labai daug naujos visuomenės dalies, nors dabar visi sakytų ir ginčytųsi, kad kaip visų likę, žinai, ten tas anas, 3, 5, bet nieks nežiūri tai, ką nuveikia žmogus, o jinai nuveikia daug. Jinai turėjo, man atrodo, tą pardavimo gyslelę, kur ir estetika, ir kūryba, ir pardavimas. Čia buvo visas full komplektas. Per anksti jinai išėjo, per anksti. Tas faktas. Tai tai jos vienas žymiausių, manau, Lietuvoje buvo performance, kur tikrai visi pamatė. Ir žiniasklaida garsiai ir žmonės, ir kažkaip palėtė daugą. Ir šiaip buvo galima pamatyti tas dvi pusės mūsų. Ką mes dar turim Lietuvoje tokių uždrasesnių? Yra dar viena drąsesnė performerė, bet, žinok, dabar neatsiminsiu vardą. Bet ir yra tas momentas, žinai, kai jeigu atsisėstum ir paieškotum, tai surastum. Bet dabar Taip. Nes man, pavyzdžiui, Marina Abramovič, tai man tiesiog galvoj įsėdus yra kaip, nežinau, kaip kokia meno mama, žinai. Nes jinai ir yra. Ir man jos tie visi kūrybiniai sprendimai. Aišku, jie tokie kartais, žinai, kur labai retam, net sakyčiau, žmogui, nes labai kraštutinumai stiprus, bet dėl to jinai ir sužavi. Ir tas toksai, kur man labai įstrigo, kaip jinai rašė knygoje apie savo studentus, kaip jinai liepia jiem užrašyti, dabar bijau pameluoti, tai ten kelias dienas rašo visokias idėjas. Man atrodo, aš atsimenu tai. Rašo visokias idėjas, ten yra tik tai lapelių šūsnis, šiukšliadėžė ir rašiklis. Ir jie rašo, ir išsirenka tas patikusias, kitas išmeta. Ten po tų kelių dienų. Ir jinai būtent paima tas iš šiukšliadėžės. Taip. Ir kad čia ir yra tavo genialiausios idėjos, bet tu tiesiog bijai jas įgyvendinti. Nepasitikė savim ir savo idėją. Tai jinai būtent tas liepia įgyvendinti. Ir tada tu supranti, kad tu turi lipti per save, kitaip nieko nebus. Ir šiaip labai daug ten tokių, sakykime, menininkam patarimų labai stiprių yra, kur apskritai menininkus apjungia. Jinai puikiai mokytoja, iš tikrųjų.
Ir ganai tą mamą. Nerūpinasi visais menininkais, kaip vaikai. Bet ne iš tos pusės, kad šitas, kad tipo tu vaikas, bet iš tos pusės, kad auk, tu gali, nebijok. Tada sėdi kampe toks, bet tai, ką kiti pagalvos. Na, pas ją man atrodo, kas neina mokytis, tai jau negalvoja, ką kiti pagalvos. Jau čia vien stiprus žingsnis, eiti pradėkime nuo to. Dar yra vienas toks irgi baisesnis, gal net šitas, ką kiti pagalvos, tai o ką mano šeima pagalvos. Tau nėra tai buvę? Ne, žinok, aš dėl to gal ir dėkoju tėvam, nes jie niekada man nesakė, kas aš turiu būti. Labai gerai. Tai šitas buvo momentas, žinai, mama gal ten iš labiau iš savo tos pusės, ten daugiau dvejonių, bet man kažkaip Mama rūpinasi, vaikas taip, pavalgys ir šiltai apsirengt. Saugus. Ir tai tie nesaugus sprendimai, tai kartais geriau net nežinoti, žinai. Bet šiaip bendram kontekste, tai žinai, dėl to gal kartais, aš kaip sakau, dėl to tos paieškos savęs kartais užtrunka ilgiau, kai tau neprimetinėja, ko tu turi būti, o tu pats turi atrasti. Ir kai tu turi tam laisvę, tai tu ir neužsisėdi vienoj vietai. Nes man vienas žmogus, kokie 3 metai atgal, manau, daugiau gal, bet aš jau piešiau tikrai, jau nirtingai. Buvo man pasakęs, nes, žinai, taip jau yra tas amžius, kada jau kiti ten šeimas, vaikus, ten ten savo oficinius darbus, ten tik tais pareigas kelias ir taip toliau. O mane pykino ant vieno tos minties ir jisai man buvo pasakęs, sako, kad aš nežinau, ko aš noriu gyvenime. O tuo metu jisai tą namą pirko ir taip toliau ir panašiai. Ir jis pasakė, kad tu nežinai. Aš nežinau, ko aš noriu gyvenime. Ir aš sakau, bet aš tada atsimenu, taip atsidusau, gerai pagalvojau ir sakau, aš vienintelė mūsų tarpe žinau, ko aš noriu gyvenime. Pradėkime nuo to. Aš tiesiog noriu būti laiminga ten, kur esu. Man ten į tas namas, ta prasme, man tiks tiek, kiek aš turėsiu, bet jeigu aš čia jausiuosi savo gyvenimą prašvaišius veltui, kažkokiam, nežinau, ofise nuo 8 iki 5, kuriam sėkmingai sėdėjau praktiškai, tai vienam, tai kitam darbe 10 metų ir save tiesiog gadinau, vėlgi, gadinau nepasakysiu, nes patirtis, bet kuriuo atveju savotiška. Jo, yra momentas. Bet svarbiausia man, kad suklikino, aš tas galvoju, kad gana, ta prasme, tu parašvilpsi savo tos geriausius metus, didžiausią potencialą ir augimą. Kiek galima dėl kitų gyventi? Ir dėl kitų, bet žinai, čia vėlgi iš kitos pusės, kitiem tai yra priimtina, ar kitiem tai yra tinkama. Ir kitiem tai yra fainai, tas nuo 8 iki 5, ta monotonija, disciplina. Jeigu tai teikia laimės ir tu jautiesi, kad tu sėdi savo vietoje ir tau viskas to ok, tai reiškia viskas to yra ok. Taip, nes kitiem žmonėm tiesiog tiek ir užtenka, jie ten turi savo veiklas, kitus užsiėmimus ir jeigu neturi to kūrybinio polėkio, tai valio. Taip. Sveikinu, aš juos tikrai. Aš biškai net pavydžiu iš tikrųjų. Nes labai yra sunku, kai tu darai kažką ir dar kas, žinai, baisiausia, kad kiekvieną kartą darydamas, kurdamas, tu suvoki, kad, taip nedarysi visada, kad keisis ar kryptis, ar kažkoks, nes tu visą laiką turėsi generuoti mintis, visada. Aš apie tai negalvoju. Tiesiog savaime eini ir viskas. Žinok, man tai dar vis lenda, kad galvoju, neteina taip viskas dažniausiai, neteina. Žinai, gal yra ta baimė, kad nepadarysi, kad nebesukursi. Kad sustos mintys, nebeklausi. Ne, niekada taip nėra buvę net tos minties, tos baimės ir niekada nėra buvę, kad tos mintys sustoja. Kartais net reikia, kad jos šiek tiek sustotų, nes kūnas būna iš paskos bėga ir toks, sustok tu. Taip irgi būna, kartais to ir reikia, žinai, pasėdi ten pievai tarp pienių ir biškai pagali. Atsigauni, atsikeli ir gerai, aš noriu šiandien nuveikti tą ir tą. Bet žinai, tas man irgi, tarkim, tas išėjimas į gamtą, nes aš buvau pripratus visus tuos metus varyti tiesiog be saiko, be sustojimo. Darboholizmas, jei. Be sustojimo. Ir kai tu varai be sustojimo, tu čia turi ir nešiojas. Bet fiziškai tu nebegali įgyvendinti. Taip, nes kūnas nebeveža. Taip, o kada tu pailsi, sustoji, tada ir gimsta nauji dalykai, susimasto, išsimasto. Čia sunkiausia dalis yra sustoti ir pailsėti.
Nes irgi įsisuki, kaip man dabar yra, žinai, įsisuki tą visą ratą ir tau atrodo, kad jeigu tu sustosi, pat tavo pasaulis sugrius. Tas pasaulis už lango, tai jis tikrai nesugrius, jam vienodai šviečia. Tu nesižinai, ten darai kažką tai, bet tas tavo vidinis pasaulis, žinai, kai tu už jį kovoji kiekvieną dieną ir irgi tos pačios baimės visokios. Ir tu pats save užsuktai ir važiuoji, ir verti net važiuoti. Ir irgi yra toksai akimirka, žinai, kur sėdi ir galvoji, žinai, reikia, nereikia, bet tai reikia. Apsvarstymų milijonas. Aš galvoju, su tuo, žinai, perdėgymu visu, aš galvoju, kada jaučiausi beviltiškiausiai. Tai turbūt per COVID laikotarpį, bet jau buvo karantinai visi praėję. Ir man tada buvo labai toks ilgas laikas, nes buvo ir sesija egzaminų, ir dar keli projektai, tada 2 darbai mano. Ir ten buvo viskas visose dienose minutė į minutę. Ir ten, kur maždaug paroj, 2-3 valandos pamiegot. Ir varai toliau. Ir aš susirgau COVID. Ir aš taip sėdžiu ir aš sakau, man ašaros byra, nes aš suprantu, kiek aš turiu padaryti ir aš nieko daryti negaliu. Nes rankos nebekyla. Nes aš tiesiog net iš namų negaliu išeiti, nes man COVID. Tas irgi. Ir tada tu supranti, kad žiūrėk, pasaulis aplinkui nesugrius, jeigu taip atsitiko, vadinasi, taip reikėjo. Ir pat aš žinok, tada taip gerai pailsėjau tas dienas. Nes tiesiog nieko daryti negali. Ten, ką žinai, nuotoliu gali pasidarai, bet tu išeiti iš namų negali. Pailsėjau labai gerai ir tada visą tą darbą, kiek ten turėjau, per kiek laiko pasidaryti, aš ten per 2-3 dienas gal pasidariau. Ramiai, šviežia galva. Būtent. Taip ir turėtų būti, bet kaip tu gali, bet Nina sustot kartais. Būtent, apie ką ir aš kalbu, kad įsisuki ir viskas, ir važiuoji, ir net nebemoki sustot, kol COVID-as neateina. Aišku, tu tikiuosi nebeteini. Ne, užtenka viskas, ačiū, turėjom, paragavom, užtenka. Bet šiaip, manau, tas perdėgymas tai yra, kas antro, tai tikrai menininko savybė. Net nebūtinai menininko, man atrodo, jau šiaip to šiuolaikinio žmogaus, kaip vadinama. Jo, šiuolaikinio, bet... Kas antras turi. Kas antras turi, bet tą tokį labai kraštutinį. Daugiausiai tikriausiai gal ir šitie verslininkai. Tai tie jau tiesiog iš prigimties pasmerkti. Ačiū. Bet esi menininkas ir verslininkas, tai... Double. Karstą pasidariau. Juodas humoras. Jo, nes šiaip, ta prasme, iš principo, man bent jau, tarkim, kai būna, ar ne, atvarai ten į studiją, kad ir 3 valandą, gerai. Dienos ar nakties? Dienos, atvarai 3 dienos, tada galvoji, 5 valandas šiam papiešiu ir varau viskas namo, kad, jau čia neįsisiubuot, tai iš tų 5 paskui gaunasi koks 14 valandų ir grįžti ryte. Ir vėl viskas iš naujo, nes vėl dienas su naktim maišosi, vėl to nebėra. Taip. Tai čia yra, man atrodo, didžiausia problema, mūsų ritmo nebuvimas. Nes jo neįmanoma turėti. Norėjau tą sakyti. Jo neįmanoma. Kartais jo ir nereikia, nes tada tas ritmas, jisai gal ir atstatys tavo kūną, bet ta kūrybai tai pakiš pagalį į ratą. Tai gera. Jo, nes kūrybai neįsakysi, tau arba ateina ir tada tu jau... važiuoji, žinai, ir varai pilnu tempu, kol jinai visai iš tavęs neišeis, žinai, arba tiesiog sėdi ir lauki. O tau neateina dažniausiai naktį? O taip. Aš kažkada... Paryčiai. Aš kai mečiau savo tos darbus visus oficinius, aš galvoju, dabar būsiu kaip baltas žmogus, varysiu į studiją, nuo 8 ryto piešiu. Čia, žinai, jau savęs atau ir rėmus. Ir aš atsinu 1 dieną nuvažiuoju tą 8. Ne, aš tarsi ne tai, kad mėgo noriu, bet galvoju, ką aš čia darau. Žinai, visam pastate triukšmas aplinkui, nes visi ten dirba, mašinos ten važinėja, triukšmo belekiek, galvas sprogsta, šviesų, tas žinai, kur. Ir buvo tas momentas, bėgau iš ofiso, bet tada pati savo susikūrė ofisą. Bet čia tik vieną dieną, taip žinok, padariau, daugiau nedariau, nes atvarau dabar į vakarą, kai ramu, ir tada geriau 3-4 ryto pasėdi kartais, bet toj tyloj, su savim, su mintim, tada generuojasi viskas ir ir automatiškai ateina, o ateina man irgi gal dažniausiai, netgi sakyčiau, kokiam miške sėdint tiesiog. Geras. Pradėjus kurt, įsimylėjau vienatvę. Mhm. Yra dalykėlis to, taip. Nes pačios, kas antras turi. Kas antras turi, bet tą tokį labai kraštutinį. Mhm.
Su ta tyla, tai irgi priminė, aš irgi sakiau tą patį, kad man darbas geriausias, nesvarbu, koks tai darbas būtų, ar tai būtų kūryba, ar tai būtų tie visi oficiniai reikalai, žinai, man jis prasideda geriausiai tada, kada visi kiti užmiega. Taip. Nes tyla. Taip. Niekas tau nerašo, niekas tau neskambina, niekas nereikalauja tavo dėmesio. Nes skambutis yra, ko gero, baisiausias dalykas, žinai, man asmeniškai, nes tu sėdi, kalbi, kažką tai veiki, kažką tai darai ir tada suskamba telefonas ir kad tas trečias žmogus, jisai kaip įsibrauna į tavo tą asmeninę erdvę ir sako, man dėmesio reikia čia ir dabar atsiliep. Nu ir atsiliepi, nes taip yra priimta, reikia atsiliepti, kai tau skambino, aš šiaip galvoju, tai palauk, žinai, padėti telefoną, kurti toliau, ne, jau viskas, išsiblaškiau gerai, ką taip, klausau. Bet va čia ir yra, žinai, man atrodo, kad nesipastebėjęs, čia dabar ne apie menininkus kalbant, kad ne menininkas dažniausiai netgi bijo tylos. Žinai, va taip, jeigu taip stebint žmonės, kartais jie tokiam būna lėkime bėgime, ta prasme, darbas, ten nežinau koks, kažkokia veikla, ten sportas ir taip toliau, ir visur žmonės. Ir tada vakare vėl eina komunikuoti su žmonėm, ten kažkur į miestą ar kažkur taip toliau, tada grįžta dar kokias 2 valandas telefonu atšneka ir tada vėl tam kažkoks čatinimas, yra pastoviai komunikacijai ir aš netgi esu su kažkuo kalbėjus apie tai, kad, nu sako, aš nemoku būti vienas, ta prasme, man neišeina, aš turiu būti apsuptas žmonių, bet ar tas apsupimas žmonių ir nėra tai, kad tu bijai būti su savim vienas. Aš ką tik norėjau tą ir sakyti, būtent tu atsakei savo klausimą. Čia nėra tylos baimė, čia yra savęs baimė. Ir labai gražus pasakymas yra, kurį aš labai myliu ir visiems kartoju, žinai, kad jeigu tau būnant vienam kambarį yra nuobodu, tu esi su bloga kompanija. Taip, vienareikšmiškai. Jeigu tau pačiam tiesiog vienam būti yra blogai, tai, nu, kažkas su tuo yra blogai. Jeigu tu pats kovoji su savim, tai tu niekada taiko su kitais nesurasi, žinai. Tai aišku, tas toks klišė, žinai, kad kol tu savęs nemylėsi, tol kiti tavęs irgi nemylės. Skamba durnai, man nepatinka šitas pasakymas, nes žinau, kad tikrai yra atvejų, kada tu savęs gali visiškai nemylėti, bet ateis žmogus iš šono ir parodys tau, kad tave verta mylėti ir tada tu pats save pradėsi mylėti, nes wow, okei, yra buvę. Bet kaip per tiesos yra šitame visam, kad jeigu tu su savim negali būti, tai santykių, tai klausimas, ar su kažkuo kitu užmegsi. Faktas šitas yra. Tik tais, gal, žinai, toks, man čia gal netgi net nelabiau apie vien tą meilę savo, nes aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris 100%, žinai, save myli. Gal kur nors ten, narcizo vardu. bet šiaip iš principo, nu, visą laiką matysim kažkokių trūkumų, ypač perfekcionistais būnant, tas visada bus. Ta prasme, čia neatsiema. Bet tas, žinai, gal labiausiai, kur balansas, harmonija, su savim pasikalbėjimas, pačiam nebijojimas pažvelgti į savo tas baimės, trūkumus kažkokius ir taip toliau. Ir tas žvelgimas, nes, žinai, ne į savęs su gailesčiu, bet iš to, kad, kaip išspręs greičiau man šitą, kad galėčiau su rūpesčiu ir kad galėčiau toliau gerai, normaliai gyventi, žinai. Tai va, su šitu. Bet man vienatvė, tai yra man pats geriausias dalykas. Aš tikrai labai myliu savo šeimą ir draugus, bet... Nesupraskit klaidingai. Bet man tas laikas su savim, tai man jeigu jaučiu, kad prasideda kažkoks viduj ir zulys kažkas, viskas, tada aš užsidarau, kad ir man gal labiausiai, kas manęs netrigerina taip iš principo, tai yra mano šeima, nes aš tiesiog prie jos esu jau tiek metų pripratus ir mes vieni kiti žinom, kada geriau patylėti, ten nesakyti kažko ar taip toliau. Tai mes ten kaip ir vis tiek atskirai būnam, nu, tipo, nėra taip, žinai, kad toks, kur tu esi pareigotas, kad bendrauti, žinai. Bet čia yra labai svarbus momentas, reikia mokėti tylėti. Ir reikia, gal nereikia, bet labai gera yra, kai va ta tyla, jinai neslegianti tyla, bet ta tokia atpalaiduojant, raminanti tyla. Taip. Jo, kai sutinki žmogų, su kuriuo tau gera tylėti, reiškia, bus gera bendrauti. Padaringo net. Nors ir 10. Jo, tas yra. Tai jau. Tai man atrodo, ta tyla yra labai... Nes tik tyloj save išgirsti, o kai tik tyloj save išgirsti, būnant triukšme,
Triukšmas man yra bėgimas nuo savęs. Ir aš, pavyzdžiui, netgi tą pastebėjau, aš paskutiniu metu nemėgstu būti mieste, tarkim, ar ne, kur yra labai daug žmonių, ypatingai į tą naktinį gyvenimą lyst. Kur viskas ūžia, kur labai daug svaigalų ir ne tik alkoholio ir taip toliau, ir aplinkui tu matai tokius. Ir man toksai, žinai, ateina pirmas, kur ką aš čia veikiu. Aš dabar galėčiau gerai, kad ir nedirb, nepieš šiuo metu, bet galėčiau, nežinau, kur nors oras geras, tiesiog čilint prie vandens, ramiai sėdėti, rinkti save kažką naudingo, o dabar toksai, kur visi linksminamės kaip mokam. Aš nesakau, kad aš ten kažkaip taip irgi nesilinksminu, žinai, bet man tas yra labai fainai, kur savam rate, tarp savų žmonių patikrintų, kur jau vieni kiti žinot, vienas kitą niuansus, kur... Saugumo jausmas gaunasi. Jo, kur jau tiesi tiesiog saugiai ir ramiai ir tau nereikia primetinėti kažko. Aš nebemoku apsimetinėti visiškai. Taip nereikia. Ir aš, žinai, kada supratau, kai tą dieną, kaip jau išeidinėjau už savo darbą, tau paskutinę, aš išėjau realiai ir išeidinėjau dėl to, nes man čia viduje rėkia, o aš jau to nebesugebėjau nuslėpti. Ir aš tada supratau, kad kartais man kai ką geriau apeiti, nes aš per daug tiesiai šviesiai kalbu. Aš nekur sakau. Kartais reikia. Ne visiems tas patinka. Oi, ne, tai visą laiką, žinai. Bet ir pačiai man patinka, kai pasako, žinai, kai nėra kažkokių nuslėpinėjimo, arba man ten tas erzina, žinai, tai okei, tą erzina, vadinasi, arba ieškom štai tai kompromiso, arba, nebevažiuojam ir viskas. Tai tas atvirumas, man atrodo, labai sutaupo mūsų gyvenimo laiką, žinai. Laiką pirmoje vietoje. Nes paskui prasideda, tu tam to nesakyk, o kitas bėga, tu šitam irgi to nesakyk, ir tu sėdė tam tarpe toks, o aš prie ko. Bet čia nukrypam name. O koks, pavyzdžiui, yra labiausiai tave įkvėpęs dalykas kurti? Arba kas apskritai kasdien tave galbūt įkuria? Kasdien? Pasakysiu, tai reiks iškirpti. Badas! Eini ir darai, nežinai, kad šakės bus kitaip. Šiaip labiausiai, kas įkvėpia, tai šitas kitų žmonių reakcija. Va, kaip aš tau sakiau, kad kai man labai patinka pasitikti žmonės šiandien šitam kambarį ir kaip buvo, wow, ir aš taip sėdžiu. Ir va šitas grįžtamasis ryšys, žinai, kai tu pamatai, kad tai, ką tu darai žmonėm, kažkokį tai džiaugsmą kelia, kad jiems tu juos įkvėpi, jie tave įkvėpia ir... Kad prasmė yra, kad to, ką darai. Tiesiog... Jo, yra. Tai va, čia ko gero pats didžiausias ir yra, žinai, įdėdi Instagramą, žinai, tipo, laikai, dopaminas, works. Tai veikia, tai iš tikrųjų veikia. Kai pamatai, kad tu ne vienas pats savo čia sukiesi, o kad dar kažkam tai irgi patinka, tai O kažkoks vienas yra dalykas, galbūt kažkokiam labai jaunam amžiui, kuris tave įkvėpia kažką daryti, būtent. Patiksliai klausimą, ką konkrečiai turi menį? Tiesiog įkvėpia tave kurti arba užsimti kažkokią papildomą, kažkokią veiklą ar kažkuo, kas tave, ta prasme, kad tas žmogus ar įvykis ar aplinkybės kažkas tave taip stipriai įkvėpia, kad tu supratai, kad tai būtent nori daryti ir ne kažką kito, bet tavo, tarkim, gyvenimo prasme yra kurti, ne, kad ir kitiems. Ar... Nieko tokio nebuvo, aš tiesiog gimiau su šito genu. Tiesiog aš kalbėti nemokėjau, aš jau pieštų kalbą laikiau. Ne, aš labiau tokie įvykiai žmonės ar kažkas tai įkvėpia konkrečiam darbui ir konkrečiam kūriniui. Bet jeigu kalbant apskritai apie kūrybą gyvenime, tai ne, sakau, gimiau su šito genu ir viskas. Ačiū mama. Nors giminėjų tų menininkų atrodo kaip ir nelabai yra visi. Nei vieno pas mane. Va. Ir iš kur tie menininkai atsiranda, tokie, žinai, Pilypas iš Kanapių, sveiki, aš kursiu, mama, ką? Pas mane matematikai, gydytojai. Statybininkai mano visi, jo. Pas mane tai medikai ir visokie kokie, ir ta prasme, į tą daugiau pusę. Mano tėvai, pavyzdžiui, visiškai tiksliukai. Ir tada galvoju, tai gerai, kad dar sesė bent dainuoja labai gražiai, tai bent jau neš vieną baltą varną. Bet jinai ten visas kitas pusės, tai kažkaip tokia visai balta varna darausi, bet man patinka. Gerai. Man patinka būti balta varna. Kai anksčiau, žinai, būdavo, tau nebuvo tas paauglystė, kad toks noras pritapti, žinai, prie aplinkos labiau. Čia natūralus dalykas.
O man kažkaip toks, jisai kaip ir, man žinai, kas buvo, man nepritapti, o lik neutralia. Okay. Bet vis tiek gaunas neišsišok, žinai. Nes būdavo, nu vėlgi, ten tos gotai, pankai, neformalai, ten forsai ir ten visos tos kultūrinės bendruomenės. Yeah. O aš tokia, tai buvo, nei to nenoriu, nei to. Aš tiesiog noriu būti tas, kas esu, žinai, ir aš tokia buvau labai tokia neutrali visiškai. Ir pas mane nebuvo, kad ten labai kažkaip šokinėtų tam tas stilistika ar kažkas, aš tiesiog, tokia buvo, žinai. Tiesiog eini ir, paleis rolę. Bet buvo ta, žinai, kur nesinori išskirti, žinai. Nes, tiesiog gal ir nuo miesto priklauso dar, kuriam augi. Šiaip sakyčiau, čia vis tiek yra tas bendruomeniškumo jausmas, žinai, kad žmogus yra bandos gyvūnas, kaip sako. Ir tau natūraliai, tiesiog, genuose yra tas dalykas, kad tu nenori būti vienas kažkur tai ten miškuose vilkas, žinai, ir kaptykit. Yra, aišku, ir šimčių ir viskas su to yra tvarkoje, bet šiaip bendrai tą vidurkį paėmus, tai yra natūralu, tai yra labai normalu, žinai, kad tu nenori būti tas atskirtasis, kad tau reikės trigubai daugiau rūpintis savim, negu tau reikia sėdint bendruomenį. Jo, bet dabar šitoje, pavyzdžiui, vietoje, aš irgi laikau save tokia, gana aplinkai neutralia visiškai. Bet tai, kas mano galvoja, tai man atrodo, čia yra tas dalykas, žinai, kuris išskiria tavo mintis, idėjas ir šiuo atveju tave, tai va, tavo studija. Žinai, kaip menininkas būdamas, tai tu negali būti neutralus. Tu vis tiek kažkaip išreikši tą savo vidų. Tau gal atrodys, kad neutralus. Tau atrodys, tavo normatyvai tie kabutėse yra visai kitokie, žinai, tai kas tau normalu. Taip. Tiesa. Visiems kitiems atrodo, kaip tu taip išdrįsai, o tu taip, tai čia mano kasdienybė. Tai lygiai tas pats su mano, bet irgi gotika, žinai, šitas irgi. Yra žmonių, kur ateina ir galvoja, kad, tu čia drąsiai. Ir aš taip, kad aš jau nieko nepadariau, kas yra. Karstas stovi. Čia nieko. Nieko baisaus. Nieko tokio. Bet kažkaip. Bet yra šiaip dar Lietuvoje, esi mačius kažką panašaus, ta prasme, iš studijų principo ar ne? Fotostudija, tai šita vienintelė pati pirmoji ir ieškojau, nieko neradau. Arba jeigu jos ir yra, tai jos yra paslėptos ir labai asmeniškai paliktos. O tokių viešai prieinamų, tai nei vienos nėra. Buvo žmonės, kurie atėjo, sako, man čia primena vieną tatų saloną. Tai va, aš jo taip ir neradau. Nelabai ieškoju, aišku, bet žinai, dar tas primena, tai aš jaučiu, kad tiesiog grindės kokios, žinai, arba paveiksliukai sieną, jo. Arba ten irgi kokie bus 3 paveiksliukai ant sienos. Ir va, žmonėms ta asociacija. Jo. Bet aš tai asmeniškai nesu nieko panašaus mačius, kur aš jau šiaip gana nemažai mačius. Bet tikrai niekur nėra. Ir man sakau, man čia buvo toks duotas ženklas likimo daryti tai, kai pamačiau šitą erdvę. Išskirtinė. Nes tikrai išskirtinė ir tikrai tinkanti. Darsime, kai, žinai, ir sienos kalba apie meną, ne tik žmonės. Tai va. Žinai, pats kūrinys. Palaik, šitas, man atrodo, dar tik ne tavo žodžių buvo, kad pati erdvė jau yra kūrinys. Taip. Tai va, žinai. Taip. Jo, šitas, nes aš pastebėjau, tarkim, aš, aišku, bijau kalbėti apie Lietuvą, nes tikrai ne visur buvau šitas, bet Vilniui neradau nei vienos erdvės, kuri būtų skirta gotams. Buvo keli neformalų barai, bet jie užsidarė praktiškai visi, ten liko vienas kitas. Mes nebeturim net ir festivalių, nes vienas po kito griūna ir užsidarinėja. Ir kalba apie užsidarimus ir aš taip žiūriu mūsų tos vietos, kur tu galėtum ateiti ir, aišku, tas žodis gal nelabai taisyklingas lietuviškai, bet nerandu kito, kad išsireikšt pats save, žinai, išveržinai, tipo savo visas mintis ir visas kūrybas, žinai, kaip būdama šitos scenos atstovas, jų nėra. Jų tiesiog fiziškai nėra. Ir visi sėdi pasislėpę savo ten rūsiuose kambariuose kažkur, tai, žinai, ir ten nueina į miškelį arba į tas tradicinės kapinės, žinai, tipo vienas su kitu pasisveikinti. Viskas. Nei parodų, nei ten kažkokių tai renginių, nei ten tų pačių koncertų irgi jau nebedaro niekas. Anksčiau darydavo, o dabar viskas dingo. Bet aš dabar, kaip suprantu, tu esi vienam renginiui ir iniciatorius vienas pagrindinis. Yra minčių ir aš labai tikiuosi, kad viskas bus gerai ir aš labai tikiuosi, kad mums pavyks, nes idėjų ir to noro vidinio, tai yra nors vežimų veš. Vat grinai iš va šito jausmo, kad, nėra kur visiems, taip sakant, išsitaškyti kūrybiškai ir išsitaškyti kaip asmenybėm. Nėra šitas, tarkim, ką mes norim savo tą renginuką pasidaryti, žinai, kad šitas muzika dažniausiai būna kaip pagrindinis aspektas, mūsų muzika yra gal 3. vietoje tiesiog dėl smagumo, žinai.
Mes labiau kreipiam dėmesį į visus menus, irgi šitas galvojam pasikviesti tos pačius tatų meistrus, žinai, piercingus. Šitas, nes vis tiek tai yra apie kūno išraišką ir apie, žinai, tas body modification, taip toliau, žinai, tu jau kreipi kaip rūbai, žinai, kaip makiažas, taip visi šitie dalykai. Tada šitą, žinau, kad tapytojai, fotografai irgi kviečiam į kompaniją prisijungti, jau kai kurie prisijungia. Tai va šitas, ką mes ten, literatūra irgi, kadangi vis tiek irgi neatsiejamas dalykas, šitas mes jau irgi apie literatūrą paskaitėlę tokią minimalę. Tada šitas irgi neatsiejamas dalykas magijos pasaulis, irgi jau turim ir apie tai jau pasiruošę kampelį. Ir vat viską, kas mus vienyje, tos veiklos, kas mums įdomu, žinai, mes bandom visą tai kažkaip šiek tiek pakelt nuo žemės ir apie tai pašnekėti, žinai. Ir aš labai ko norėčiau, kad kas gautųsi, kad visi kiti paimtų tą įkvėpimą ir pradėtų patys kažką tai daryti. Kad atsirastų tas pats koks nors ten barelis mums visiems susitikti, žinai, ar kavinukė, ar, nežinau, ta pati biblioteka gotiškų knygų. Nu, čia būtų pau. Tai kad kažkas kažką tai pradėtų daryti, nes tikrai nemažai yra žmonių, kurie sėdi ir šneka, kad aš tai daryčiau va šitaip, o aš tai daryčiau va šitaip, o aš tai... Tai gerai, atsistok ir daryk. Ir tada čir. Supratau, gerai, einu aš. Manęs visada visi laukia, kol kažkas padarys. Taip. Tiesiog. Taip. O tada dažniausiai dar prasideda, kad aš tai būčiau kitaip daręs. Taip. Tai reikėjo padaryti. Taip. Tu turi galimybės, daryk. Ir kažkodėl tai nedaro. Bet irgi gal baimė kažkokia, tai kad jų nepripažins, ar nežinau. Faktas, aš manau, iš viso, jeigu tu dar priklausai kažkokiais netgi subkultūrai ir panašiai, nu, tai yra tas, manau, toksai, kur, nu, yra pas visus ką, kiti pagalvos. Nes bijo kritikos, bijo kažkokio netokio žodžio, tiesiog dar nėra išdirbę su savimi to, kad, nu, blemba, nu, tu ne, nu, praeis, nežinau, 70, 80, 90, 100 metų, nu, nebus čia tavęs. Nu, taip visiems nusišikt bus, kas tu buvai, ką tu ten veikėjai ir taip toliau. Tarsi net dabar susirinkas tau duota. Ir dabar net nebus įdomu didžiai daliai, ką tu čia darai, nebent tiem, kam svarbu. O tie, kas pakomentuos, tai dažniausiai tie, kas komentuoja, tai po visais tą patį rašo. Taip. Ir tiesiog labai gaila tų žmonių ir liūdna, nes tiesiog reiktų jiem nueiti pas gerą psichiatrą. Net ne pas psichologą tiesiog. Ir įsispręs savo problemas. Nes mėgautis gyvenimu jie tikrai nemoka ir nesugeba. Tai... Tu taip tobulai apibūdinai tą vieną pagrindinį pagalių, ką iš šito yra. Tas, nežinau, grinai. Jo. Nes aš kiekvieną kartą delsdama kažką daryt, aš visada galvoju, blemba, ta prasme, mirsim, žinai, mirsim ir niekam nebus įdomu, ta prasme. Bet man vat ir yra, žinai, man gal kūryba tas yra principas, kad tu su kūryba turi šansą po savęs kažką palikti. Ir galbūt tavęs neprisimens, žinai, bet liks tavo kažkokie darbai ilgiau negu tu. Kaip mano vienas draugas įsireiškė, nes mes kažkaip labai daug kalbėjom apie mano tos visus kūrybinius procesus. Ir jis sako, žiūrėk. Ką tu nori padaryti, sako, aš tau galiu pasakyti, sako, su savo visą kūrybą. Tu tiesiog nori savo dvasią paskleisti po visą pasaulį. Ir tai yra irgi natūralu. Ir aš sakau, jo, tai yra turbūt tiesa, nes man kažkaip, aš dėl ko, tarkim, netgi nelabai mėgstu, nes dažniausiai mano kūriniai prisišaukia, nu, ir prisišaukia teisingų žmonės, žinai, nesu ne vienas mano klientas, kaip kiti, žinai, skundžiasi dėl klientų. Oi, mano čia klientas toks, mano čia klientas anoks, mane šitas, su visais fainai, mums bendraujasi, kalbasi ir... Nes tu radai savo žmonės. Aš randu savo žmonės, nes jie ateina ir būtent nusiperka tai, ar užsisako, kur man smagu, kad jis tai turės. Pas mane neateina tie komentatoriai, žinai, neateina tie žmonės, kur aš galbūt net nenorėčiau, kad jie nešiotų mano kūrybą. Taip, yra. Tai va šitas momentas, žinai, kaip ir su mano paveikslais. Aš iš tikrųjų, ties paveikslais iš viso buvo labai ilga, man čia diskusija galvoja, ar aš juos apskritai noriu parduoti, nes jie tai yra grynai mano siela. Ir aš labai, labai nenoriu jų... Kaip vaikas, žinai, išdalinti pasaulį, jo. O žiūrėk, dar labai įdomu. O esi gavus kažkada kažkokį vieną komentarą iš aplinkos ar iš išorės, kuris tave taip jau labai supykdė ar skaudino, tarkim. Gal kažkada seniai, kurio aš dabar net neatsimenu, žinai. Tačiau pradžia, kai dar biškai jautresnė, o šiaip dabar aišku jautri, bet vis tiek tas jautrumas bangom eina, priklauso nuo to, kaip tą skūrą užsiauginsi.
Nes, tarkim, mokykloje tai buvo visai juodas periodas, ten iš viso tai buvo tragedija, tai kai baigiau mokyklą, užsiauginau va tokią va skūrą ir ten buvo, sakyk, ką nori, nu man tai vienodai šviečia. Tada įmečiau save į kitą aplinką, kur žmonės rūpestingi ir kurie žiūri, ką jie šneka ir jie pagalvoja prieš sakydami. Tas skūras sumažėjo, pripratau, žinai. Išėjau iš tos. Ir vėl ateina pasaulis, kur tave akmenys mėtų ir tau skauda, nes tu jau įsijautrinęs, žinai, ir vėl augini. Na ir va tai va banguoja visas šitas reikalas. Bet, pavyzdžiui, jeigu kažkas, tarkim, apie tavo kūrybą konkrečiau kalbam, vat kažkas tokio, kur... Bandau atsimint, žinau, dabar. Tokio, vat, kad skaudaus, tai žinau, nu... Gal ne tai, kad jis skauna, bet tiesiog supykdė, žinai? Nu, kad ką sau leidžia. Yra vienas, kuris prajuokina. Buvo su mamom, abiem. Irgi, žinai, šitas, kai mes pastatėm šitą atgatiką, dviesi, žinai, šitas ir mano mama, tai jinai žino, kas čia vyksta, jinai pati, man atrodo, yra gotė širdį, tik tai dar to savo nepripažįsta. Dar nesuprato iki galo. Greičiausiai, kad jau suprato, žinai, ir jinai man realiai dovanojo, sakas, irgi, tarkim, pamatė, žinai, lempučių girlandą, žinai, skeletukai čionais. Ir jinai pamatė, čia esi, tu va kaip tau su akim, čia yra tu, viskas, perku ant stalo, džiaukis, aš taip, ir aš jas pasikabinau. Ir aš pamiršau, kad jie čia jau man pripratau, žinai. Ateina mano vyro mama, o jinai yra švelnesnio būdo, jinai šitą tamsą net nežiūri iš tolo. Ateina, taip žiūri tokiam akim. Nu, aš čia nenakvočiau. Mes abu krizenam. Ir tada jinai pamatė šitos skeletukus. Ir buvo, aš patie, kas tau čia šituos atnešė? Kas čia dabar, žinai, aš taip, mama. Ir jinai taip pati susinepatogino, ką čia pasakė. Aš visą šitą nutikimą papasakojau savo mamai. Mano mama irgi, va taip, kaip mes dabar dviese sėdi, žvengia, sako, nu jo, pagalvojo, kad dukrytei kukų, tai mamytei dar labiau kukų. Tai va čia tokie va momentai, jie nėra pikti, jie nėra, žinai, žaidžiantis. Aš suprantu, kad žmonės, nu jie kartais skirtingai jaučia gal netgi, žinai. Ir jie nepagalvoja būna tą pasakym, tiesiog išsprūsta, ar paskui patys būna, gal nereikėjo to sakyti, žinai. Bet jo, aš tikriausiai labai jau seniai negirdėjau kažkokio tai komentaro, kuris tai va įstriktų. Tai va šitas vienintelis, ką aš galiu atsiminti, žinai. O va šitas irgi dar praplečiant vieną mintį, žinai, va apie mirtį tu pasakai, žinai, tas memento mori, žinai, kad prisimink, kad mirsi, žinai. Ir yra natūralu, skaičiau irgi straipsnį kažkur, kad šitas yra natūralu tas norėjimas palikti kažkokį tai pėdsaką po savęs, iš kur atsiranda vidutinio amžiaus krizė, kad tu supranti, kad aš jau tiek nugyvenau, bet dar nieko nepadariau. Tai man dabar labai staigiai per 5 dienas reikia padaryti medį pasodinti, sūnų užauginti ir namą pastatyti, žinai. Ir yra tas momentas, bet šitoje vietoje gotukai išlošia. Nes irgi dariau projektą akademijoje šitas apie irgi subkultūras ir kai kalbėjom su visais gotukais, kuriuos tuo metu spėjau pagauti, šitas, tai visi pasakė tą pačią mintį, gotai nebijo mirties. Mes atvirkščiai, mes matom šitam visam reikalę žavesį. Bet iš kur atsiranda tie karstai kaukolės ir visi kiti jau klišė tapę dalykai, žinai, bet jie tiesiog atėjo natūraliai. Nes šitas, jie visiškai nebijo to reiškinio kaip mirtis, tai yra tiesiog natūralus dalykas, tai yra gamta ir viskas, viskas eina ratu, viskas keičiasi, žinai, tai po to neišvengsi, daryk tu ką nori, žinai. Tai jie kaip tik, jie pradėjo tai gilintis ir jie pradėjo to žavėti. Toks kaip ir įdomesnis momentė, žinai, mes vieni bijo, žinai, mes tokie, okei. Jo, bet čia irgi, žinai, čia man atrodo iš kiekvienos pusės, iš viskuo, kas kuo tiki, žinai, į šitą galima nueiti, kad suprantam, kad tai natūralu, žinai, yra. Tik va, žinai, tada ir klausimas, kad kam tą laiką gai, žinai. Taip. Kam ten grūzint save dėl kažkokių dalykų, kai dar tu turi to gyvenimo ir gyventų jį, kol neturėsi, jau neturėsi, jau viskas, bet matai, įvyks, kas įvyks. Yra emocijos, ir emocijų tu valdyti negali. Tu gali valdyti tik tai, kaip tu su jom paskui tvarkaisi, bet nejausti kažko tu negali. Ir jau jeigu yra gamtos užkoduota, kad mes reaguojam į kažką taip ir taip, kaip kiekvienas individualus asmuo, žinai, ten aš reaguosiu į kažką tai vienaip, tu reaguosi kitaip, tu negali to pakeisti. Blemba, žinau, kodėl, gali pakeisti iš principo, čia yra tiesiog darbas su savim. Man atrodo, šitoj vietoj čia priklauso, kiek tu norėsi dirbti su savim. Bet emocijos negali išjungti.
Tu ją tiesiog gali prislapinti arba dirbti savo tam tikrais įsitikinimais ir jas valdyti. Kas ateina po to, kai tu jau pajauti. Taip. Tai va apie ką aš ir kalbu, žinai. Tu išjungti jausmų, tu niekaip negali. Ne, išjungti faktas negali visiškai. Tu gali tik tvarkyti su to, kas paskui ateina. Kaip tu ją reaguoji, ką tu darai, kaip tu sprendi. Ar tu pasiduodi jai, ar tu stengiasi, žinai, ją prislopinti. Va čia kiti jau dalykai, irgi psichologinis žaidimas gaunasi. Kiek skaityta apie tai, kiek bandyta. Ne viskas gavosi. Tai aš tau paskui kai ką papasakosiu. Gerai, tvarkas. O šiaip, aš galvoju apie savo tą, žinai, momentą, kuris mane labai nesenai turėjau, dėl ko tavęs ir paklausiau. Nes galvoju, kodėl mane taip išmušė, nes aš tarsi esu labai turėjus tokių, žinai, gyvenime, kaip ir visi, manau, kažkokių savo sunkių periodų, kur tikrai buvo labai sunku. Ir bet aš juos, faktas, ėjau, praėjau ir einu ir dar eisiu ir kaip čia visų cikliškumas. Bet tarsi aš labai daug su savim dirbau tam, kad aš tiesiog pasiryščiau mesti darbus ir likti kūryboje. Čia yra tiesiog, čia yra toks sunkus žingsnis, kaip išeit, nežinau, kitam nuspurtaujančio vyro turbūt. Nes tiesiog tas darbas irgi buvo tam tikra prasme kažkokia toksinė priklausomybė, netgi sakyčiau. Taip. Ir iš to išėjus faktas, aš ir atsigavau emociškai ir visą kitą, ir ten taip toliau pradėjo darytis. Ir vienas kolega man ten per vieną vakarėlį, gerokai kaušęs, pasakė, kažkaip tiesiog aš ėjau ir jis atsisuko ir man sako, tavo paveikslai neturi jausmo. O čia, žinai, čia tas pats, kas žeistų tavo vaikus, žinai, kurių neturiu, bet man paveikslai yra mano vaikai. Nes taip ir yra. Ir aš taip, bet aš kažkaip, žinai, žiūriu, išgeręs ten kažką, plus nesigaudus ten apie tuos dalykus visus ir taip toliau, žinai, aš jau priemu kaip tą žmogų, bet man tada taip išmušė, nes jis su tokiu piktumu taip pasakė ir aš sakau, tiesiog aš jį pasiunčiau ant 2 raidžių, ramiu veidu. Tai aš būčiau tą. Ir jisai man sako, kaip tavo paveikslai gali turėti jausmą, jeigu tu pastoviai vaikštai švytinti, tu turi kentėti, tu turi išgyventi skausmą, tu turi patirti nelaimingą meilę, kad tavo paveikslai... Ar aš taip klausau ir aš matau, kad į ką čia viskas suka. Ir aš sakau, žiūrėk, jeigu tau yra blogai, tai tu ir kankinkis. Aš tau sakau, N metų jau tai, kad man būtų gerai ir aš dirbu pastoviai su savim. Taip. Ir mano paveikslai nėra apie tai, kad, nežinau, ne apie kraują, ne apie mirtį, ne apie kančią. Tarsi jie ir yra būtent jau mano išėjimas iš to ir taip, kaip aš dabar matau pasaulį. Ir aš susigalvoju, ką aš tam turiu čia aiškinti. Aš ten vis paskui juoktis pradėjau, nes galvoju, ko aš čia iš vis. Tai va šiandien aš irgi iš to jau pradedu juoktis. Bet tą akimą, bet tiesiog bandai išanalizuoti, kodėl tave sutrigerino tą situaciją. Ir aš paskui tiesiog permašiau ir aš pagalvojau, nes aš šiaip esu iš tų žmonių, kur, iš kai kurių pas mane būdavo studijose ir pažymiai, tam prasme kentėdavo dėl mano netradicinių tam tikrų sprendimų. Taip, ir paskui... Per parodą buvo mano irgi vienas toks lengvas išsišokimas. Bet aš žinau, taip sėdžiu ir šipsaus ir galvoju. Ta prasme, tie žmonės, kurie yra mano aplinkoje, kurie nuoširdžiai džiaugiasi mano pasiekimais, aš jų pasiekimais, tai mes ir dalinom tą, siunčiam vieni kitiem tas geras energijas, žinai. Bet yra žmonės, kurie... Negalima gal taip net sakyti pavydi, bet kuriuos sutrigerina, žinai, va šiuo atveju tą žmogų sutrigerino tai, kad aš vaikštau švytinti, žinai, o jam gal blogas etapas yra ir jam iškelia tą, kad, kaip tau įkasti per tą vietą, kuri tau skaudžiausia, žinai, bet tai sutrigerina. Jeigu tai žmogus sutrigerino ir jis išstojo, tai pasakė, vadinasi veikia, žinai, vadinasi gerai darau. Geras menas. Jo, nes vadinasi gerai darau, jeigu žmogų ne tik gali gerai paliesti, gali ištrigerinti dalykus iš jo vidaus, iš to, kad tu kalbi, iš to, kad tu darai, iš to, kad tu sakai ir taip toliau. Man tada klausimas kyla, o kas jam iš to, kad jisai atėjo ir taip tave vėmėtės? Nes jis tada jaučiasi geriau, supranti. Ar tai yra visais atvejais? Aš nemanau, kad visais, bet aš manau, kad tiesiog žmonės ir savo
savivertę bandau tai pasikelti kai kuriais atvejais, o kai kuriais atvejais tiesiog yra tokie pikti ant viso pasaulio, kad tiesiog nesugeba susitvardyti, žinai. Nes kai tau yra, pavyzdžiui, aš galiu ir pati save net, žinai, prisimint, kai yra labai sunku kažkas, ar ne, būdavo. Dabar aš jau taip sąmoningai susitvarkau su situacijom, bet kai yra labai sunku ir aplink tave užtenka, žinai, Instagramą atsidaryk. Ten vienas tenais, kitas tenais, visi laimingi, išsišiepia ir tada tu galvoji, čia tik man vienai blogai, žinai. Toks vienišas pasijauti. Taip, ir va tame tas yra toks momentas, žinai, tada toks irgi toks atsiranda toks kaip nepykanta kažkokie aplinkai, žinai. Dabar, ačiū Dievui, aš esu iš savęs išsigyvendinus ir gyvenu kitaip. Bet buvo man tas etapas ir aš manau, kad dabar dauguma tai ir taip ir išgyvena. Dėl ko, vat, ir ta socialinė medija, pasižiūrėk, pavyzdžiui, tie patys influenceriai, ta banga lūžta tam tikrą prasme. Lūžta. Nes tiesiog yra laikosi tik tie, kurie dalinasi viskuo. Ir ne tik tom tikrom emocijom, nenusaldytom akimirkom ir ne vien tik nupudruotom nuotraukytėm, žinai, nufotoshopintom visom, kurie dalinasi ir tą realybę. Tai va, su tais viskas okei ir gyvena, bet aš ten net pasižiūrėjau savo sekamus, tarkim, profilius, vat kažkada man ir vyko tas lūžis, aš tiesiog labai daug išsivaliau žmonių. Vat tų visų. Reikia taip kartais. Ir tokius pradėjau lysti tokius realistinius profilius, ten ir kaip bus jaunas šeimos vienkiemis nusiperka, nes aš labai noriu vienkiemio. Tai man tas įdomus visas procesas ir tokius, kurie gyvena realų gyvenimą, ir toksai, tai pasijauti tam, žinai, tokios, kad viskas okei su tavim, kad tau būna blogų dienų, kad atsikeli be nuotaikos ir kad ne visos dienos, žinai, kaip šventė. Ir kad visa tai yra feikas, tiesiog, kas ten yra publikuojama. Tai bet jūs irgi turėjo, žinai, užaugti iki to, kad suprast šitus dalykus. Ne visi tą padaro. Nu, ne. Ir tai nėra lengva padaryti. Ne, tai yra apskritai mokyti sąmoningumo ir apskritai emocijų to išgyvenimo, tai yra tiesiog didžiulis darbas su savim. Toks nesibaigiantis. Niekada nesibaigia. Nes atrodo, jau kaip ir susitaikai su tu, jau su savim susitaikai, viskas čia faina, gražu, tvarkiai. Ne, vat kažkas turi vis tiek atsitikti, kad išmuš tave iš vėžių ir vėl važiuojam iš namų. Buvo labai smagu, aišku, pasišnekėti, man labai patiko. Aha, man irgi. Reiktų dažniau. Reikia to išsišnekėjo, tas menininkas menininkui, va tavo atidėja, žinai, kad menininkas yra tas, kuris tave supras. Nes ne visi būna, kad supranta tuos visus skausmus, per kuriuos tai eini ir išgyveni. Ta gyvenimo būdą, iš principo. Taip, nes, mes šnekam ir viena, taip man tas pats, kita, taip man tas pats. O ką tu tada darai? Darau tą ir tą. O gerai, aha, tvarkoj, žinai. Ir to trūksta, ir to nėra. Bet va tas ir yra fainai, kad kai tu gyveni tam tikrai nustiek bendruomenį, kitų kuri, aplink tave kiti irgi kuria. Taip automatiškai pradeda dėliotis viskas. Ir tu tarpusavį šnekiesi. Bet yra tų, kurie neturi tų žmonių aplinkui. Tai man atrodo, čia toks biškė kitiem galbūt bus... Aš labai tikiuosi, kad bus malonus atradimas. Atradimas pasimt kažką savo ir galbūt įeiti į tą bendruomenę kartu. Ir ateit pašnekėti. Kartu. Taip. Tai va, tai man atrodo, šiandien turėjom labai patį pirmą fainą pokalbį. Kodėl? Kaip intro, tai buvo labai gerai. Kaip intro. Man atrodo, kad čia buvo labai teisingas sprendimas kartu daryti, nes iš tikrųjų dirbsim kartu visada, man atrodo, šio projekto metu. Oi, drąsiai. Nes erdvė yra į tą šimtuką. Atsiradom vieną kitos gyvenime. Klasika, labai netikėtai. Bet toks likimas, žinai. Ir viena, ir kitai. Labai netikėtai, tai va toliau ir tęsim, manau, tą kelionę, kiek jinai tęsis, tikėsimės ilgai ir viskas eisis ir neišsisemsim. Ir kviesim žmonės į šią erdvę toliau, menininkus konkrečiai ir tikimės, kad šitas visas projektas išeis į platesnius vandenis ir kad apskritai tiesiog turės prasmę. Kiek jisai išeis, tiek išeis, bet kad tai turės prasmę ir kad tai bus kažkam galbūt ir motyvacija kažkokia, galbūt kažkam įkvėpimas. Taip. Kad tai turi tiesiog prasmę. O tai ir turi būti visa kūrybinė esmė.